kažkoks žmogus, kuris kalbėtų tom 4 kalbom, tai super, jeigu ne, tai vis tiek kažkaip susitarsit. Tai jinai atvyks nurodytų adresu, ten, kur buvo Andriu. Jei vat tuo adresu reikėtų, gal galėtumėt nusiųsti žinutę, nes jis nežino šito adreso. Tai gal jūs užsirašykite ir nusiųskite ją. Gerai, aš užsirašysiu, tai galit pasakyti. Prienų rajonas. Prienų rajonas. Jieznas. Dar kartą? Jieznas. Miestelis toks, Jieznas. Jieznas, tai čia ne Vilnius. Aš ir nežadėjau, kad aš atvažiuosiu į Vilnių, jokių būdų, ne. Ok, Jieznas. Andriu taip pat buvo pas mane svečiuose, aš nevažiavau į Vilnių. Supratau. Taip. Tai pakartosiu, Prienų rajonus, Jieznas, čia tos miestelis. Tarp kitko, Jieznas yra ypatingai garsus miestelis, nes čia gyveno Lietuvos kancleris Pacas ir čia jo rūmų detalės dar yra likę dalis. Aha, tai žinosiu dabar, nežinoju net. Tai net patikrinsiu, kas čia dar miestelis labai įdomu. Istoriškai labai svarbus, taip. Gerai, taip užsirašiau ir perdusiu kasiai. Gerai, tai kol kas turbūt viskas. Ačiū labai. Prašau, iki pasimatymo. Viso gero. Viso gero. Nu va, kadangi Andriu nebuvo galimybės, neturėjo pasidaryti nuotraukų, jisai fotografavo, žinai, su telefonu, bet ko gero jam nelabai patiko, tai nusprendė atsiųsti savo fotografę. Tai va, Kazimierai, dažysimės, aš nežinau. Ar reiks dažytis ar ne? Dabar? Ne, nu, fotografija. Šitą maikutę tiks? Taip. Tai jeigu tiktų, kodėl ne? Tai jūs pradedate ar ne? Tai jeigu yra laiko, tai pradedam, aš nežinau, dar liko 5 minutės. Tai va, mes čia diskutuojam, ar mes tai galim pradėti, kol susirink žiūrovai galima. Ar tiktų sulaukti, ne, korespondentų. Bet pažiūrėk, būtų gerai, kad kalbėtų žmogus 4 tom kalbom, atsiprašau. Bet čia dabar, kur skambino ta moteriškė. Jinai kaip ir tarpininkė. Bet su akcentu irgi jinai. Nu jo, bet jinai, kadangi moka lietuviškai, tai reikia, kad mokėtų arba angliškai, arba prancūziškai, arba ispaniškai, nesakė. Nu, ispaniškai sakė. Ir dar lenkiškai. Nu, tai lenkiškai, sakys, prašom, čia prašom, nu. Tai šitą mokė. Nu, tai sakys Litvanašas, sakysiu, nevaša, nu. Tai palauk, bet tai ko jie atvaro dabar nufotkinti? Nufotografuoti. Iliustruoti su tuo New York Times, tuo... Taip, pokalbį. Tai aš manau, kad tai bus gražia. O jie to aš įsitepiau, tu supranti, kas čia bus? Kazimierai, aš įsitepiau. Tai kaip dabar bus, reiks plauti? Tai daug nuvalysiu. Tai žodžiu, aš manau, kad tai kalbai ir tai temai, apie ką mes šnekėjom, Vaidutė tikrai turėtų tikti. Tugi girdėjai, ne? Taip. Nu, tai tiksliai iliustracija, liuksiška. Puikiai. Aš manau, sakysiu taip, prašau. Tai jie pakraupsia nuo tavęs iš viso. Nu, bet tai, o jie tai neužsakinėja, jie kaip pasipuošia, taip ir fotkins. Tai, jie norėtų atvežti savo drabužius, ne, iš kažkokios ten kolekcijos. Gucci, Mucci, kas tenai, Christian Dior, aš nežinau kas. Aš iš vis galvoju, kodėl mes sutinkam šiaip savo, dikai, be nieko, nu. Tiksliau, taip negalima. Ir ko mane rodo, ne? Šiaip mes jau pasiekėm tokį lygį, kad mūsų interviu jį kainuoja. Ir po to, kai aš nusifotkinsiu šitą maikutę, aš sakysiu, kitaip nesutinku, o jūs nebandykit užtušuoti. Nes jie gali tai padaryti, ne? Gali. Ne, kai. O tu ką jau transliuoji? Bet tai mūsų žiūrovai dar nesusirinko, tai tegu renkasi. Nerija rašo. Jau atėjo. Kokie jūs gražūs. Tai žiūrėk, reikia rankinuką pasidėti. Labas vakaras, Eglė. Labas vakaras. Per anksti pradėjai. Ko tu pradėjai? Nieko, tai klausyk. Partizanė kokia. Kol susirinks mūsų tie žiūrovai, mes vieną jau turime, ne? Turim, Nerija. Eik tu savo, Nerija, žinok, nežinau, sužavėta esu. O, kas čia skambina? Ne. Urtė, mes tiesioginiai laidoj dabar, prašau netrukdyti. Taip. Tai garsiakalbį. Nu ir klausau. Išsijungiau garsiakalbį ir klausau. Tai
taigi pilnas stalčius pridėtas. Ir ten įsirink pačius prašiausius. Tavo manimu ten vieni yra tokie kitokios spalvos ir viskas okei. Tvarkoj, daugiau negaliu diskutuoti, nes vyksta laida ir mes pakalbėsim po to, kai aš grįšiu. Urte, visi tave girdi. Urte, nu vėliau. A tu neklausyk, Kazimierai. Man interes. Gerai. Nu va. Nelė Astra sako, kokia graži uniforma. Nu va. Tai dar reikia palaukti, ir tada mes priminsim šitos nuostabios uniformos istoriją. Nu, aš tikrai įsitepiau, nežinau, kur aš taip sugebėjau. Nu, duogi nuvalysiu. Nereikia, gal čia toks ženklas. Gal čia toks ženklas. Kiek dar liko minučių? 1 minutė. Tai reikėtų 60, 59, 58. O paskui iškart pasikeis mimikas ir vienu žodžiu, dabar dar. O ką žinau, gal nesakysiu labas vakaras. O kaip tu sakysi? Ką žinau. Ai, dabar tu vieną ant naktą. Eikit visi jūs iš karto, ne? Ne, tai švelniai reikia. Švelniai, žiūrėk, kaip gražiai užrašyta. Gale, ui. Ui. O tu žinai, ką reiškia ai? Kinetiškai. Nu. Ai. Vaidutė, tu žinai, atsimeni. Nu. Kai mes buvome Maskvoje pas Kasperavičių, aš klausiau, o kaipgi kinietiškai yra myliu. Ir jis sako, ai, bet turi būti taip lengvai. Ai. O, jau viskas. O čia, ui. Labas vakaras. Nu. Prašom, kas vakaras. Gerai, pradžiai sakyk, tai ko tu nelindai į kūdrą? Taigi žmonės jau klausia, laukia. Taigi aš pasižiūrėjau tą reklamą, žinai, pasiruošiau, atvažiavau prie kūdro, žiūriu sausa visiškai. Tai kada spėjot išgerti? Tai mečka neįsitresbina, tai už tai matyti, žinai. Ai, tai sučiūrė. Iki bulviakas jau sakė. Rucikas ir tavo kūdra ir kaimyno iki to bulviakas jau išgers. O tu matai, ką nors. Aha, Nerija rašo, dabar tikrai kūdėsiu ir užsiprašysiu tokių maikučių. Va. Jeigu kartais atsirastų norinčių, bet žinokit, aš tai siūlau kaip jums. Jūs nueinate į tą firmą ir užsisakote maikutę tokią, kokią norite. Gal dar uždėsit kokių gėlyčių. Bet čia autoriniai turbūt tavo, ne? Nu tai taip, Ai, nu tai pasakyk žmonėm, kaip istorija to. Na tai va, tai šitas maikutės mes vis tik ruošiam akcijai. Norėjom dalyvauti šitame dideliame, kaip tenai, NATO. Kaip jis vadinasi, samitas buvo, ne? Buvo samitas NATO. Tai va, tai planavom, kad mes labai gražūs tokie, žavingi. Ta diena, kai vyks spaudos konferencija, tiesiog atvyksim, pabūsim, nebyliai išreikšim savo poziciją, bet 2 dienos prieš tai mūsų maikutės užstrigo. Celofanas vežė ir sustabdė ir konfiskavo, vienu žodžiu, iš celofano policija. Ne iš celofano, iš Antano Kandrotom. Ai, jo. Nu, kai tu krikštatėvis, tai gali sakyti celofanas. Jis visada sako, Kazimieras krikštatėvis. Aš tai jau, kai ne krikštamotė, tai Antanuks. Tai va, tai vakar man paskambino iš Kauno policijos komisariato ir pasakė, kad jie pasiryžę gražinti mums šitas maikutės. Aš pati į Kauną nelabai norėjau važiuoti, nes buvau užsiėmus į Jiezne. Tai paklausiau, ar tas maikutės galėtų pasiimti kas kitas, pavyzdžiui, mano dukrytė. Ir sakė, jeigu dukrytė pilnametė, tai gali atvykti. Nu, nuvažiavo pasiimti ir aišku, sulaukė įvairiausių klausimų, į kuriuos atsakymų neturėjo. Tai va, tai atiduodamas maikutės, policininkas palinkėjo laimingo nešiojimo. Bet tu sakei, kad dar bandėjai užsisakyti antrą kartą toj pačioj firmoje ir atsisakė. Nu taip, jau kadangi tas užrašas yra toksai labai valstybinio lygio. Nu, taip. Aišku, jie neklausė, ar gal mes esam kokios ten, sakykime, valstybinių įstaigų atstovai. Nes tokius užrašus, kas ten, kokia ten ta panelė, kokia ministrė. Ai, ta, kur be mokslo. Kur be mokslo ten ta. Nu, tai ai, neprisimenu, kaip ten. Nu, žodžiu. Ai, Dabrovolska. Dabro, tai leidimas.
Taip. Dabrovolska. O Vydas Vaikšnys sako, galvoju, kad Kūdra tai čia Varlino. Nu ten viena buvo, ten plaukė varlė, bet negyva tenai. Ne Varlino čia Kūdra, bet mes su Varlinu ten į tą pusę plaukam. Galėtų būti ir Varlino, jeigu jis norėtų, ta Kūdra. Tai aš kiek žinau, tai kad jisai sakė, kad aš esu, kaip girdėjau savo ausim, kaip jisai sakė, kad geresnio pašnekovo už Kazimierą jisai nėra sutikęs. Ir tos laidos, kurios buvo kartu su Kazimieru, sakė, jam buvo tikrai labai patogios, mielos ir jisai atsimena gerų žodžių. Jūs šaunuo, Erikai tai nelabai sako, bet jau jūs, Kazimierai, koks šaunuolis jau. Nu tai ir aš sakau, jau jūs, Kazimierai, koks šaunuolis. Aš pamelavau. O aš tai nemeluoju. Būdu pagirti. Aš tai nemeluoju, nei truputėlio nemeluoju. Tai va, dar vasara, tai dar norisi išlaikyti ir tą tokią šviesesnę nuotaiką, oras nuostabus, bet žadama atšalimas. Nerija komentuoja, ne Dabrovolska, o Dobro, Dabejų, Oisko. Bet jinai Lenkija, ne? Taip, o Dabro na Polskaja Vojska v Litvė? Taip. Vaida sakė irgi, kad labai mes abudu pošnus. Kas čia taip sakė? Vaida. Taip, tu O sakė. Odas Urmas rašo, labai teisingos maiko. O ne vieno nepasakė. O kur keikūnai visi, kur kviečiau visus, kad... Tai gal tu negerai kvietėjai? Jau gal normaliai kviečiau. Bet, pavyzdžiui, galėtume paskelbti prizą už didžiausią iš ko neveikimą, nes dabar Lietuvoje, kuo labiau tave apipila purvais, tuo tu tampi populiaresnis. Nu, po tų visų, anksčiau būdavo Čemadan, Vokzal, Maskva, Rasija ten. Čemodanų nebeturi. Nu, taigi daviau aš tau Čemadaną vieną. Taigi nebeturi jau. Nu, Ai, jie visus ir nebeturi. išsiuntėm. Ai. Na, Vokzalą ir Rasijų. Va, nu gerai, tai davai ant rimtų temų kokių persimetam. Žiūrėk, pamasažavo smegenis. Visą laiką masažuoju dabar. Nu, tai aš dabar galvoju, o man kur masažuoti, aš irgi Ir masažuoti. ypač kai uodai pradeda vaikščioti. Ai, nu gerai, tai aš irgi. O kur moters protas? Sakė vyro, tai aišku, moters protas kur? Reikia masažuotės Nerija, vietą. aš nežinau, kaip tarti tą V. VJ, aha. Nu, Nerija šifruoja Dobrovolskos pavardę. Tai gerai, neryte, kol jūs pašifruosite, dar kartelį dėkoju jums už nuostabiasias alyvas, kurios tikrai pakelia nuotaiką, sužavėjo visus. Tai tu pavydėti nori sukelti. Nu rimtai, nu tai. Turi alyvas ir gydėsi visiems. Nu, tai, Alyvos žydės, tai mažoji aš turėsiu, kertelė. Tai tada ir bus Kai gerai, aš tada ir turėsiu. nepyksiu jau. Ką, tu savo. Jau. Aš kai traną Tu ne alyvas, tu ką nors kitą. Traną sakiau. Aš prisimenu tokią fantastinę dainą. Aš atsimenu, mano vaikai sakydavo, mamyt, nu negali būti, kad tokia šlikšti daina egzistuoja. Kokia? Alyvos? Ir pražydo rožė purpurinė, kaip ir mano meilė per motinę. Sakydavo, mam, nu negali būti tokios baisios dainos, nu negali, nu yra, sakau, yra ir iš dainos žodžio neišmesi. Tai tu ne alyvas, tu rožė per motinę, purpurinę. Klausyk, kaip bus su, nuo kokios temos? Rimtos, davai pradėm. Labai rimta tema, kad sumažėjo pralaidų pasienio punktų vykstant į Baltarusiją. Nu tai 28, sakiau, uždaro sieną. Tai planuojama uždaryti visai, bet dabar dar sumažino ir paliko tik tai minimaliai. Dėl to žmonės labai sunerime. Ir ką čia mes dar, ką mums čia rašys, ar tu matai, ar tau pagelbėti? Aha. Ne, tai čia man rašo. Ai, Čia Nerija man rašo, nieko Kazimierui nupiešiu patenkintą traną, vat. Ko čia? Gerai, Nerija? Patenkintas tranas yra negyvas tranas, juos patenkina ir išmeta. Jo, tarp kitko čia, taip. Ne, bet pas mus bus amžinas, jeigu toks įsišėtas. Amžinasis tranas, nu gerai. Ne, Kazimierui reikia karūną. Bet ar nematėt, kaip tranus varo? Sakau, aš visiems sakiau, bet 2 kartus stebėjau, net liūdnas vaizdelis. Už pakarpos tiesiog išvelka bitės, paskui kaip draugovininkai susikibę rankutėm laiko, kad jie atgal neprasibrautų ten. O jeigu nachališkai tai tada nugilė ir ištysė iš viso, siaubelis. Siaubas. Bet vis tiek jau jie pasmerkti mirčiai. Tas vyrų likimas yra žiauriai tragiškas. Bičių vyrų. Bičių vyro. Traumų. O moterų vyro. Kokių moterų vyrų? Nu, ne bičių vyro. Tai darbininkės, ne moterys, ten ono.
Tai ten, O moteris viena tik tai veisėja karalienė. Ai, viena. Taip. Tai palauk, tai jie gyvena pagal LGBT? O, tu duodi. Viena moteris, o paskui jau nu. Nu taip, jie aptarnauja ten keli šimtai vyrų. Visi, A, visi o kiti, tarpinis tas, ono, tai ono. aš tau ir sakau, Jie ten kalasi tik tai ten LGBT. Gal, čia perspektyvos geros. Eik tu savo. Nu, viskas, grįžtam prie rimtų temų. Jeigu dar turim rimtų klausimų, tai grįžtam prie rimtų klausimų. Jo, nu gerai, tai kas bus dabar su tom sienom? Tai kas, nu tai apie tai kalbam, kad sumažėjo pralaidų, bet vykstančių į Baltarusiją srautas tai nemažėja. Žmonės net ir žinodami, kad uždaromas pralaidos ir eilės yra, tai yra labai didelės, be galo didelės eilės, vis tiek dar nori pakliūti, nes kai kas turi dar visokių reikaliukų. Žmonės dar vis tik tai nori nusipirkti ir pigesnių vaistų ir labai didelis srautas šitas. O kaip su tuo, vat, pavyzdžiui, daug tokių, kur skambina, vat, dirbti nori? Tai va, grįžtam tai prie to, kai mes šitą informaciją gavom, labai daug pagausėjo skambinančių, kurie buvo jau kaip ir susiplanavę savo tolimesnį gyvenimą. Kažkokiu tai statusu, aš negaliu pasakyti kokiu, bet Baltarusijai. Nuo vasaros jau vidurio kažkur tai buvo labai suaktyvėjusi paieška gyvenamojo ploto, nes kaimuose galima nusipirkti labai padorų gražų namelį už tikrai už $5,000. Tai eini ir gyvenk, o jeigu jau norite prabangaus būto, nu tai ten irgi faktiškai. Ir su darbais ne problema, aš kiek suprantu. Su darbais, kaip pasakyti, jie Baltarusiai laukia žmonių, ypač vyrų turinčių vairuotojo kategorijas visas, statybininkai reikalingi. Bet reikalingi žmonės, kurie savo rankom kažką moka dirbti, ne tai, kad ten spaudyti kompiuterio mygtukus. Tokių specialistų yra, nes būtent jaunoji karta tai yra šitos srities specialistai. Bet žmonių kūrenčių, sakykime, kažką konkretaus savo rankomis, tai jie labai laukia ir labai nori. Rimantas Mitrikevičius rašo, už tas sienų uždarimus vis piktumas tik tai kyla, nes daugelis tam nepritarė. Bet aš galvoju vėl, va čia buvo tam baudžiakė, o kas tas daugelis? Daugelis tai tikrai nepritartų. Bet tada va, šitokiam komentarą, kaip tu tikrai žinai, kad daugelis, ar ką tu uzurpuoji daugumos ten? Briedė, nu nepanikuok, tau neuždarė gi dar. Neapsimesk Landsbergisto, teik. Eik čia, Briedė, teik. Briedės pyksta ant lėktuvo. Tai žmonės sunerime ir daug kas jau ten kažkokią, ir užsiėmimo rado ir buvo susiplanavę ilgesnį laiką ir dabar, Briedė, ateik, aš nežinau, kaip tu čia užlipsi. Tai ir kreipėsi su prašymu pasiaiškinti, kokią galimybę jiems praleisti ilgesnį laiką Baltarusijoje, kokių dokumentų reikėtų, kur reikėtų kreiptis. Buvo 4 prašymai dėl pagalbos išvykti į Baltarusiją pilnam gyvenimui, tai yra atsisakant Lietuvos pilietybės. Šiandien mes čia galim diskutuoti gerai tai ar negerai, bet čia yra kita tema. Mes kalbam apie žmonės, kurie mūsų paprašė pagalbos ir ką mes šiai dienai galim padaryti. Arba pagelbėti, arba ne. O ten įtikinėti, jūs važiuokit, nevažiuokit, būkit ten ar kitur, yra kiekviena istorija kitokia ir kiekviena istorija jinai verta dėmesio ir čia tie patys argumentai žmogui sakyti pasilik ar nepasilik netinka. Tai todėl mes pirmadienį užsirašėme konsultaciniam pokalbiui į Baltarusijos ambasadą. Pradedant visokiais prašymais politinių prieglobsčių, kurias anksčiau žinojome. Jo, mes pasiaiškinsim, kaip tai turėtų žmonės padaryti, kadangi mes vis tik esam geros kaiminystės forumas. Ir tai geros kaiminystės forumo kaip ir yra prerogatyva būtent rūpintis tokiais dalykais, jeigu į mus kreipiasi. Tai va, aš nedarau vertinimo, gerai tai ar blogai vertinkit jūs, ar ir iš viso reikia vertinti, nežinau. Žmogaus pasirinkimas asmenis, bet mes bandom padaryti tai, ką galim, tai reiškia gauti labai kokybišką, kvalifikuotą konsultaciją šituo klausimu. Tai dėl to tikrai nuvyksim, jau sutartas laikas ir informaciją pirmiausia, aišku, perduosim tiem, dėl kurių mes konkrečiai važiuojam, o vėliau bendrą informaciją pasidalinsime ir su jumis. Kiek girdėjau, kad nuo 28
bus uždarytos sienos su Baltarusija, bet, kaip sakoma, laikinai. Kazimierai sako, tau ten kažkas kažką parašė. Tai ten parašė jau keli. Algirdas Jonkus NATO, TSRS kopija, tada taip pat buvo geležinė uždanga, pasienis, o tiksliau ta prilygo tiems, kad dergė ir dergs. Inga dabar, tai bus niurkas į kūdrą 30 minučių ar ne? Čia aš atsakysiu. Erika iškrėtė 2 šunybės. Pirmas, atvežė šitą maikę netikėtai, kuri kad neužgoštų kūdrą, o antra, nepasėmė maudimuko. Ir pasiruošė nerti kūdrą, bet sakiau, permuš tada visas mūsų temas, visi žiopsos tik tai nuoga neringa. Rėžta Erika. Ir kaip tada bus? Negi, taigi jeigu tu iš ryto nebūtų pasikvietęs Mečislavą ir jis nebūtų išgėręs kūdros, Jo. tai maudynės būtų įmanomos. Bet bus vis tiek niurkas, tik tai išbandysim, be kamerų pasitreniruosim, o paskui jau prie kamerų. Bet tai palauk, tai ką čia, gal yra norinčių iš tikrųjų, žinai, kaip būna, kas savanoris ir staiga jų būna krūva, rankos pakeltos, tai jūs tiesiog nufilmuokite, kaip jūs nerite į kūdrą ir atsiųskite mums savo vaizdėlius. Ar jūs palaikot Antaną Kondrotą partijos kūrime? Tai, kad jau lik jisai deklaravo, kad jau lik ir turi reikiamą skaičių, tai post factum, kaip ir partija yra beveik sukurta iš kas liečia kūrėjų, nes steigėjų poziciją, belieka tik tai išgirsti Teisingumo ministerijos verdiktą patikrinus anketas. Jo, bet aš tai įsivaizduoju, negali nepalaikyti žmogaus, jisai turi potencialą, jisai varo tenai savo kažkokius planus, kaip gali nepalaikyti? Žinai, aš labiausiai tai palaikau mus ir mūsų judėjimą, bet negaliu apspjauti iš karto visų, ašgi nežinau, tai ten... Perspjauti. Jo, apspjauti, nes ten į tą partiją, kaip ir kitą, ir dar kitą, ir į mūsų, į kurią mes kviečiame, tai stoja Lietuvos žmonės su dideliu tikėjimu, kad bus geros permainos. Todėl pasiklausau viską, kas vyksta internetinėje erdvėje ir kaip pasakyti, pasilieku savo teisę kai kur patylėti, nes kokia bus ta partija ir kokia bus jos veikla, kokia bus jos kryptis, tai vis tik spręs žmonės, kurie yra toje partijoje. Kiek girdėjau, tai išrinkta taryba iš 20 asmenų, tai pakankamai didelė taryba partijai, kuri dar neturi įsteigusių skyrių. Ką žinau, tas kolchozas, tai man toks įtarimą kelia visą laiką, žinai, nes vis tiek nuo pat pradžių buvo taip vieno Antano, žinai, toks lyderystė. Paskui atsirado Darius Norkus ir vienas pavaduotas. Tai tas, kad vienas, tai jau man, jau geras ženklas. Aš manau, kad jo, nebus to tampimo pirminės. Jo, tampimo, paskui ten daugybė pavaduotojų, tarpusavį tada prasideda, tu man autoritetas, tu ne autoritetas ir tada nesąmonė. Jo, čia ypač mūsų tas pavyzdys, kada mes likom tokioj neaiškioj pozicijoje ir tiesiog tai buvo sudėtinga, visi norėjo būti šviesuliais, bet niekas nenorėjo prisimti atsakomybės. Ir va čia, kai yra vienas pavaduotojas, tai reikalui esant, mes suprantam, kad jisai prisims atsakomybę vietoj pirmininko. Bet šiaip tai tik tu gerai sakai, viskas priklausys nuo jų, kokia taktika, strategija. Taip. Nes pavyzdžiui, jeigu vien tik bairiukai ir nieko nespręs, tai ten likimas bus tikrai, žinai, kaip ten, Valinską prisimena, nieko gero. Nieko negaliu. Bet jeigu, palauk, Valinskui tai nebuvo nieko gero, Valinskui tai labai gerai buvo. Žmonėm kas iš to? Tai va, tai žmonėm, pažiūrėjo kaip į cirką, bet jeigu, pavyzdžiui, tikrai, socialinės problemas ten spręs, ten, tokius, tikrai konkrečius dalykus kažkokius, tai koks skirtumas, kad tą darys partija? Briedė, prašau, briedė, odegytė tik čia. Tai va, ir aš manau, kad mums reikia palaukti, pirmiausia, reikia palaukti rezultatų. Briedė, atik čia, briedė. Rezultato iš Teisingumo ministerijos. Tai ir jeigu jau tą darinį politinį patvirtins, tai tada belieka norintiem plačiau tikriausiai susipažinti su partijos programa, ne? Ta programa, tai Valinsko atsimenu 10 Dievo įsakymų buvo, vis tiek tų programų niekas neskaitė. Bet matai, aš tik tai nesupratau, tuos 10 Dievo įsakymų jie savo ar tautai. Nes nevoktai čia yra toks labai geras, bet kiek supratau iš tos partijos, tai tą įstatymą paliko tik tai galioti tautai ir nuo savęs nusiėmė atsakomybę. Valentinas Buretas irgi pakyrė, kad gražios maikės. Mečislavas atsičiūkino. Sako, bučiuoju. Katra bučiuoja ar Erika, ar mane, Mečislavai? Man atrodo, briedė, atik čia. Aš briedė tave Mečislavas bučiuoju.
Ten palaukit kažkas, tai įkėlė humoristinę dainelę apie Raskevičių ir kaip pabučiuok tu mane. Valdas rašo, aš irgi noriu tokios maikės, kur gauti. Va. Ai, kur gauti, šiaip tai jūs galėtumėt užsisakyti pats asmeniškai, bet jeigu atsiras didelis toksai, kaip sakau, užsisakytojų skaičius, ne? Bandysim, galime per tą maikutę savo rėmimą kažkokį organizuoti, ne? Ne, tai per parduotuvę, taigi galim pardavinėti. Tai va, tai žodžiu, jeigu labai atsiras bent kokių 20 norinčių užsisakyti, tai verta tada ir visiems gražiai ją pagaminti. Mes apie tai pagalvosim, pažiūrėsim, kokia bus jūsų reakcija ir koks bus poreikis. Bet jeigu jau grįžom prie šitos temos, tai noriu pasakyti, kad per parduotuvę ir ne tik jūs dar galite nusipirkti Sažijų Malatovos knygą už įstatymo ribų išverstą į lietuvių kalbą, nes mūsų komanda įdėjo daug darbo, daug pastangų, kad tą knygą išleistų ir kiekvienas nupirktas šitos knygos egzempliorius, tai suteikia galimybę mums turėti šiokias tokias pajamas, tai yra ir kūrui. Ir visiems kitiem nuostabiem dalykam, ir interneto mokesčiam, ir, suprantama, tai va, ir labai prašau jūsų paskubėti ir tą knygą įsigyti. Kaune jūs tą knygą galite įsigyti pas mane paskambinę, aš kai būsiu Kaune tikrai mielai jums ją pristatysiu. Tai va, ir jūsų internetiniai parduotuviai, tai būtų tokia gera parama mums, o jums tai būtų ypatingai gera dovana jūsų bibliotekoms. Nes kuomet pas mane buvo ponas Andrew Higgins, aš jam parodžiau rusišką variantą. Tai jie nežino žmonės, kas tas. Pirmadienį. Klirminsas ten, kas ten tas. Pirmadienį pas mane į Jiezną buvo atvykęs New York Times korespondentas Andrew Higgins. Taip atrodo, vidutė teisingai, lyg tai sakau. Ir tai buvo interviu, toks aštrokas interviu. Galgi sakyčiau, ne tiek interviu, kiek pozicijų gynimas. Ir manau, kad už save. Tavo pozicija ir jo pozicija. Jisai gynė savo, aš savo, taip ir buvo. Žinai, kai būna, du kalba atskirai. Taip, bet atrodo, kai pasakojo, tai aš tai negirdėjau, bet kai pasakojo tiek Vaidutė, tiek tu, tai man atrodo grinai Landsberginių, tai tu už Rusiją ar už Ukrainą? Tai tu už Rusiją ar už Ukrainą? Sakyk. Va, toksai, bet tai aš jam sakau, kodėl jūs manęs to klausėt, nes tik už Lietuvą. Nes nei rusam, nei ukrainiečiam, nei amerikiečiam ta Lietuva nėra įdomi, jie tikrai nesiims saugoti nei mūsų kalbos, nei mūsų papročių, o tuo labiau negins teritorijos, nes kiek žinau ir Lenkai pretenduoja ir į mūsų teritorijos dalį, ir į Ukrainos teritorijos dalį, taip kad čia neduok Dieve prasidėtų naujas pasidalinimas, tai liksim, žinai, kur Kaune, o tau nežinau, ką reiks daryti su Vilniu. Ramūnas Kipskienė sako linkėjimą iš Mažeikių, Oi, kaip gerai, Jolanta Tamašauskaitė Ubė. Va tokį dalykinį pasiūlymą. Užsakyti, maikutės turiu. Galite iš užsienio, pavyzdžiui, Latvijos. Manau, niekam nekiltų tada jokių abejonių, kaip pradžioje minėjot. O lietuviškai parašysi. Lietuviškai parašysi, tengi tas pats. Tas pats. Tai va, tai dėl maikučių mes pagalvosim, viskas priklausys, kiek bus norinčių. Ir labai gerai pagalvokit, maikutę nusipirkti tam, kad jinai kabėtų spintoje, tai yra tiesiog. Ja. Pasiūlyčiau pakoreguoti lietuvišką maikutės variantą NATO velniop. Kaip toks variantas? Suprantat, mes vis tik esam orientuoti į žinią tarptautiniai visuomeniai. Bet tai yra mano žinia asmeninė. Aš manau, kad Lietuvai nereikia jokio karinio alijanso. Aš nenoriu kariauti su nieko, nes tai yra beprasmiška. Tai va, tai todėl velniop gali nesuprasti nei amerikiečiai, nei vokiečiai, nei tuo labiau kitos NATO narės. O čia yra paprasto lietuvio, tiksliau paprasto, nepaprasto lietuvio pozicija NATO atžvilgiu. Ir tada jinai jau išreiškiama tarptautinė kalba, kurią ponia Dobrovolska pasiuntė, kur ten. Ką jį ten pasiuntė? Kažką tai siuntė. Ne, užrašė ant Ukrainos vėliavos. Va. Vanda Darina rašo. Labai gerbiu jūsų partiją, mėgstu jūs nuostabus, mėgstu labai kalbas jūsų, labai tikiu jumis, su didžiausia pagarba. Vandutė. Tai va, gal grįžtam dar truputėlį prie naujai kuriamos politinės jėgos. Sukurt naują politinę jėgą yra sudėtinga.
Kokia jinai bus, aš nekomentuosiu, nes nesu tokia iškerėgė. Čia galėtų tik Vandutė pasakyti, manau. Bet mes jos ir paklausim apie tai kitą kartą. Kazimierai, tugi dažnai susitinki su ją. Kai tik atvažiuoji. Tai vat ir paklausim, Vandutė, tai bus jums klausimas apie naują politinę jėgą, koks bus jos likimas. Tai jūs ten gerai pažiūrėkite tas žvaigždės, energetinius laukus ir norėsim žinoti atsakymą. Ir aš ir kiti Lietuvos žmonės galbūt. Tai va, aš sakau, kad tai yra didelis darbas ir mes tikrai žinom, kaip yra sudėtinga šiais laikais sukurti partiją. Ypač jeigu sistema prieš tave, mes tai patyrėm savo kailio, žmonės buvo tiek įbauginti, kad dalis žmonių, kurie buvo užpildę anketas, paskui prisiminė, kai per televizorių pradėjo badyti pirštais, kad mes jau čia kažkokie tai ypatingi raupsuotieji, tai jie netgi prašė siūsti jų anketas užpildytas jiems atgal ir norėjo jausti saugus ir mes tai padarėm. Mindaugas Narusis. Ir NATO NH, ir Rusija NH. Aš už nepriklausomą Lietuvą, o tai laižo subinės vieni rytuose, kiti vakaruose. Nu va, labai protingai, labai protingai. Šiaip tai, taip, mes turėsim reaguoti ir mūsų likimas vis tik priklausys nuo to vyksmo tarptautiniai erdvėjai. Bet savo poziciją mes galim turėti, turim teisę turėti. Nerija Dauburė vėl patobulino šiek tiek. Tas NH bus. Aš nei už Rusiją, nei už Ukrainą, o už taikų gyvenimą Lietuvoje ir už taikų gyvenimą su visais kaimynais. Nu, kaip profė politikė pasakė. Tai gera, mes esam gera kaiminystė ir mes nesakom Europą nahui. Nesakom Rusija, nesakom rytai, nesakom vakarai. Mes tai sakom kariniam blokui. Būtent kariniam blokui. Nes, visais laikais karas buvo ir noriu pasakyti, kad karas visą laiką vyksta žemėje. Kazimierai, visą laiką vyksta. Tai vienoje šalyje, tai kitoje šalyje. Tik tai, pažiūrėkit, mėly bičiuliai, kaip mes nereagavom į karą, kai jis vyko kažkur toliau nuo mūsų. A juk lygiai taip pat žuvo žmonės, lygiai taip pat visiems skaudėjo, lygiai taip pat buvo šeimų tragedijos, žmonių tragedijos, bet mes nereagavom, nes tai vyko toli nuo mūsų. Ir va dabar, kai jau vyksta arti, kažkaip nubūdom. Maksim Zarara. Šnato, sako. Šnato? Patobulino šnato. Paskui dar bus du komentarai yra. Paklausom kartais. Algirdas Jonkus. Buvau suvažiavime, taryboje, komisijoje, aplamai visa darbinė veikla atliks savo norą, pareiškė žmonės, nėra nie, kuris būtų Antano nurodymu. Kodėl taip kalbu? Todėl, kad stebėjau Zoom pokalbius. Ir Jonas Urmas, ką manot apie naują Antano Kandroto partiją? Tai būt vėlgi. Manom, kad ji bus tokia, kokią ją norės matyti iš tos partijos steigėjai, aktyvas, kokia bus partijos programa, norai siekiai, asmeniniai siekiai, tokia ji ir bus. Ir mes linkim, kad asmeniniai siekiai ir egoizmas neužgoštų Lietuvos reikalų ir kad jeigu jiems pavyks įsiforminti ją Teisingumo ministerijoje, tai tegul nepamiršta, kad tauta kažko tai tikisi. Tačiau galvoju, kad tai nereiškia, kad visi kiti neturėtų imtis kažkokių veiksmų ir neturėtų judėti. Aš manau, kad mes dar išgirsim ir kitus politinius darinius, kurie irgi stengsis kažką pasakyti Lietuvai. Vaikšniai sako, va ateiti į partiją, nesvarbu kokią, man kažkodėl noro nėra. O Vytautas Petkus, pastovus biški trolinai, jisai taip. Šautuvus turit, kuo save ginsit, kai NATO išeis, aš už save pasakysiu. O pavyzdžiui, Austrai tenai, o Suomiai ten, o daugybė ten tokių, o šveicarai tie patys savanorių, visai kita strategija. Bet priklausyt kažkokiam blokui, tai vadinasi automatiškai potencialiai karai. Bet aš tai kitaip galvoju. Kuo ginsit? Bet tai palaukit, mes gyvenam technologijų amžiuje, ne? Visi vienu balsu tvirtina, kad žmonės perėjo į kitą bendravimo lygį, viskas kitaip. Kam reikia ginti, jeigu visas problemas galim spręsti susėdę prie derybų stalo, visiškai visas. Ir nenueiti kitos konflikto ribos, kada jau nedavę vieni kitiem per galvą nesusišnekam. Vis tik tai, kas yra muštynės, ne? Tai yra
Pirmykščio žmogaus instinktai, jau kada nori duoti per galvą. Idealistinis variantas. Nu, koks gerai, jeigu Suomija, tai pavyzdžiui, taip, bandė siūlė rusai, kad tenai imkit žemės, ten darybom nepavyko. Suomija užsispyrė, norėjo sudraskyti Tarybų sąjungą ir tada puolė Tarybų sąjungą ant Suomijos. Bet pavyzdžiui, Lietuvos aneksija antro pasaulinio karo metais, kur mes patys pasiprašėm, nu taigi su prancūzai šnekėjo, su anglai šnekėjo, ateikit į tą, garantuokit saugumą, kad neužims Lietuvos. Ir kai nepavyko tos darybos, nepavyksta, nes pavyzdžiui vakariečiam imperialistam reikia, kad čia būtų karas. Nu, kaip visada. Nes, o kas maitina tą didįjį kapitalą? Ar tu turi šautuvus ar neturi, koks skirtumas? Nu, tai didelis, jeigu tu neturi šautuvo, jautiesi ramiau. Ramiau? Aš manau, žinau. Tai va, nebent tik tai. O jeigu jau duos per galvą, tai vis tiek duos. Bet tu atrodysi gražus, pukuotukas. Bet Kazimierai, negalim būti tokie naivus. Taigi ne Lietuva. Iš tikrųjų, ne Lietuva sprendžia galutinių taškų, sudėliota yra ne Lietuva. Gigantė susitarė, pasidalina įtakos zonom ir tuo metu, kai Lietuva kaip apart visko prašėsi, tai jau buvo nuspręsta. Iš anksto, kad jai yra sudaryta tokia galimybė ir kad jie jeigu eis, visi kiti neprieštaraus. Taigi buvo viskas iš anksto nuspręsta, bet Lietuva gavo saldainius, mesgi nepamirškim, mes gavom saldainius. Mes gavom, taip, atsiėmėm Klaipėdą, kuri niekada nebuvo Lietuvos ir buvo užimta Lietuvos, kodėl nieks aneksuota buvo Lietuvos Klaipėda. Tai. Už Klaipėdą mes turim dėkoti dar tam ponui Simpsonui, kuris lemiamą balsą davė tam, kad tas lopinėlis prie jūros atitektų šitai mūsų valstybei. Bet Lietuva aneksavo, taip pat kaip rusai Krymą panašiai, taip aneksavo Klaipėdos kraštą. O paskui vėl Stalinas atgražino. Paskui Hitleriui gražino, o paskui Stalinas gražino Klaipėdos kraštą. Tai vėlgi sakau, protingai pasielgė Tarybų sąjunga, kada apjungė visas šitas respublikas, tiesiog priverstinai liepia pamiršti visus buvusius konfliktus, kad nekiltų dažnai keršto banga, tu man aš tau ta piramidė, visiems davė švarų lapą ir pasakė, kad santykiai nuo čia ir dabar yra statomi tokie tautų brolybė, lygybė, bet ir stengiasi, jeigu Lietuvoje duonos kepaliukas buvo 12 kapikų, tai ir Latvijoje, ir Gruzijoje, visur viskas buvo gerai, nebuvo to, žinai, tokio, kaip sakyčiau, pasityčiamo, kad jums ten brangiau, jums ten pigiau, jūs labai gera respublika, labai gražiai elgiatės, tai jums bus va čia pigiau, čia ir čia. Ne, parduotuvėse eilinis pilietis matė visur vienodas kainas. Ar Maskvoje, ar Vilniuje. Valentinas Buretas, aš nebijau rusų, nemanau, kodėl rusų grėstų kažkas Lietuvos valstybingumui. Gali grėsti, lygiai kaip Ukrainos valstybingumui grėsia dabar. Jeigu perlenksi kažkokią tenai lasdą žiauriai, tai kam reikalinga toksai valstybė, kuri nugriauna visą regiono taiką, žinai. Tai matai, gali grėsti tik tai tuo atveju, jeigu mūsų šita laikinoji valdžia, tiesiog padarys keletą tokių, sakykime, žingsnių ir peržengs visas raudonas linijas. Betgi, mėly žiūrovai, aš dar kartelį jums primenu, kad kas yra valdžia. Valdžia tai yra akimirka valstybės gyvenime. Kas yra 5 metai valstybės gyvenime. Mirksnis, bet kartais jie tiek daug prikakoja, kad paskui likusiam vyriausybėm reikia labai sunkiai dirbti. Diana tik tai rašo. Aš noriu tokios maikutės šaunuoliai. Tik aš pamečiau telefoną. Vaikščiosiu ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, nes Vokietijoje irgi kažkur nukrito mano telefonas ir... Ne? Ačiū labai. Vat visokie nesklandumai. Ir tiesioginėme eteryje mes klausom jūsų, Aleksandrai. Ar jau nieko nekalbėsit? Tai ką jūs žinot, kad aš Aleksandras? Tai metam žinom, mesgi viską žinom. Tai kaip galim nežinoti? Tai arba jūs kalbat ir jūs girdi visi mūsų bičiuliai, arba jūs nekalbat ir mes pasikalbėsim vėliau. Vėliau gal. Tai čia jūs šnekat? Taip, čia mes, tai gal vėliau tada, gerai? Tai va. Nerija užvirė diskusiją. Kokia? Čia Nerija išprovokavo. Nes Nerija rašo, viešpatė tai negi niekam nedaina, kodėl Antanas buvo paleistas iš kalėjimo. Čia jinai turi matyti omeny, kad specialiai sistema paleido, kad jisai nukanalizuotų, suakumuliuotų. Žiūrėk, Kazimierai, aš siūlau nesivelti šiandien. Mes gal ir nesivelsim, bet žmonės velėsi. Žmonės tegu velėsi. Gal galėtume turėti faktus, dėl ko buvo paleistas. Tai va dėl to, ką tu sakai. Aš nieko negaliu sakyti šiai dienai.
norėčiau suteikti Lietuvos žmonėm šansą, nes partija tai ne vien Antanas. Ir aš suprantu, jeigu surinktas didelis aktyvas, tai vienas žmogus negalės atstovauti vien savęs, neatstovaudamas Lietuvos. Aš norėčiau suteikti tą šansą žmonėm, kurie tikriausiai su dideliu tikėjimu ir viltim atėjo į Antano Kandroto partiją. Siūlau jums visiems palaukti, iš anksto neapipilti purvais. Aš žinau, kaip buvo mums sunku. Mes kūrėm ir buvom visaip išvadinti ir netgi mūsų politinio, to norimo darinio viduje atsirado tokie, kurie sakė, kad mes atėjom griauti teisingumo aušros, kiti atėjo kurti teisingumo aušros ir ta tokia nesąžininga, negraži kova, kada dar nieko nežinodami iš anksto pasakom. Ir aš patyriau tai savo kailiu, Kazimierai, ir tu patyrei tai savo kailiu. Tai tu ir dabar kalta, kad viskas. Kai per Lietuvos televiziją dūrėma pirštu ir sakoma, va tai yra Lietuvos priešas. Jonas Urmas rašo, aš Lenkų bijau labiau nei rusų, Lenkai istoriškai nepalankesnė mums. Gyvas niekas, titulas vyras. O kas šaudo? Ubagas ar ponas? Jei ubagas nešaudys, ir ponas nekariaus. Va čia yra teisinga. Kapitalistas duos jums ginklų, tiksliau neduos, parduos jums ginklų, paskui nepamirškit gražinti ginklų, dar mokėti procentų už tai, kad jums davė į skolą, nes paprastai taip karo metu taip duodama. Sunki labai tema, be galo sunki tema, jos mes dar ilgai neišspręsim, bet kiekvienos žmogaus pozicija būtų tokia svarbi, jeigu jinai būtų ne tik čia, bet jinai būtų pareikšta ir valstybiniu lygiu. Rašykit į Užsienio reikalų ministeriją, rašykit ponui Gabrieliui, rašykit nuo kiekvienos šeimos, kad nekariausim su kaimynais, nenorim ir realiai tai. Klausyk, Gražina va rašo. Galiu pagaminti, Maikutės turiu omeny. Rašykit asmeniškai. Valio, tai ačiū jums. Ką tik tai sulaukite nuostabaus pasiūlymo, atsirado žmogutės, nuostabi moteris, galinti išpildyti jūsų norus. Jeigu labai daug žmonių pasidabintų Lietuvoje tokiom maikutėm ir jeigu jie nebijotų išeiti gatvę, ypač tokių valstybinių švenčių suėjimų metu, ar ten kažkokių tokių renginių, kuriuose dalyvauja Seimo nariai, vyriausybės atstovai, tai matytųsi ryški pozicija. Dabar grįžtam prie sienų su Baltarusija. Daug yra lietuvių Baltarusijoje užsiėmė ilgesniais reikalais, vasaros reikalais, ir jaunimo yra dirbančio ir iki rugsėjo 1 jie tikrai gal dar ten pastriks. Tai yra labai svarbu, kad kažkaip tai rašytumėte ir jūs kreipimusis. Aš suprantu, kad tai yra, kaip sako, balsas tyruose. Bet yra popierius, yra faktas, kad buvo kreiptasi. Ir tas popierinis faktas, jisai galbūt pagelbės ateityje istorijos eigoje. Ką tu turėjo omeny konkrečiai, ką turėtų rašyti kas? Kad nesutinka, kad reikėtų uždaryti punktus, tai yra šitos praleidimo punktus. Ir šiaip dėl visko, kas jums kelia nerimą, visada reikia kreiptis raštu, pasiliekant savo kopiją. Visi šitie dokumentai, jie bus reikalingi kaip įrodymas. Nežinot, žmogus sėdėjo namie, zurzė, kad blogai, bet niekur garsiai to nepareiškė ir niekas jo neišgirdo. Tai sako, iš kur mes žinojom, kad tau blogai. Tai va, kažkaip tai. Jo, bet liko savaitė, iki uždarimų sienų. Ko mes tikimės, konkrečiai žmonės vis tiek rūpi ambasadai. Mesgi ne šiaip savinam pasišnekėti, nes pavyzdžiui, iki teismas baudžiamasis tyrimas, ten uždrausta, ten kalbėti, bet lygiai mes prisimenam, pavyzdžiui, su Gihara, vos ne šventasis, kaip žydai bėgo visus. Čia yra dabar genocidas vykdomas. O kaip Skvernelis pasakė, čia yra vargo Lietuva važiuoja paniekinančiai, jis tai supras, ne vargo Lietuva, jam tai nėra ko važinėti. Kubilius tai važinėdavo su dviratuku, kol nesugalvoja uždaryti atominės pjaudyti pradėti, kad tik tai žmonės brangesnį elektrą mokėtų, kol neliepia kažkas tai kitokią politiką daryti. O čia yra dabar, įsigelbėjimo žmonių tiesiog. Fizinis. Jeigu Skvernelis supranta, kad į Baltarusiją važiuoja vargo Lietuva, tai ko verta ta valstybė, kurią jie kūrė? Man labai pastrigo, aš ir rašiau postą, bet iš tikrųjų labai pastrigo, kaip drebantis nuo senatvės prezidentas duoda
sriubos bliūdelį drebančiai močiutį. Aš galvoju, kokiom akimis jie žiūri ir ką jis turėtų pasakyti tai močiutėliai. Kad atėjęs iš sočios šalies Amerikos sakykime, dideliu savo kraičiu jis nesugebėjo Lietuvoje pagerinti situaciją, sukurti gerovės ir tą bliūdelį, kurį netgi ne jis uždirbo, ne? O uždirbo visa Lietuva, bet jisai kažkodėl nusprendė dalinti kaip savo nuopelną. Aš mačiau žurnalistą amerikonų Carsoną, kaip jisai suskaičiavo, jeigu 100 milijardų, tai išnaikintų apskritai skurdą Amerikoje. Apie Ameriką šnekėjo. Panašiai, kai mes šnekam, tai apie Ameriką. 100 milijardų. Visas ten sveikatos reformos, pensijos nemokamai. Apskritai skurdo neliktų už tokius pinigus, bet karui, prašau. Diana tik tai sako, teisingai, mes turim išėti iš NATO, kurti savo gerovę šaly, turim gražinti mūsų kolchozus, turim gražinti mūsų ūkį. Anksčiau kas buvo turtingas, nesugebu paskaityti, nes iškart nusimuša toliau. Va, žodžiu, va, tokia drastiškas pasiūlymas iškart. Kodėl žmonės dar susiruošė Baltarusiją? Todėl, kad dabar ypatingai ryškiai ir tiesiai buvo pasakyta ir Lietuvos žmonėm, ir Latvijos miestam, ir visiems kitiem. Tiksliau, mes žinojom tą faktą, bet jiems buvo dar kartelį priminta, kad visiems, kurie ateina dirbti žemės ūkį, į mažesnės gyvenvietės, į agrofirmas, visiems suteikiamas gyvenamasis plotas nemokamai, o šeimos gauna namelius ir už juos mokėti nereikia. Sąlyga yra sąžiningas darbas, aišku. Tarp kitko labai klausinėjom tenai, ne tai, kad nebūtų kaip propaganda tuščia, o kiek uždirbtum, tai va sako, koks traktoristas, jeigu tai ten nuo 1000 iki 2000 eurų ir dar daugiau ten sakė. Vėlgi priklauso. Nežinau, žinokitės, aš neatsimenu. Negaliu pasakyti, nes sakė, yra specialybių, kurios yra labai paklausos ir labai reikalingos ir jiems trūksta būtent paprastų darbininkų. Yra ir mažiau apmokamo darbo, bet kada tu gauni nemokamą būstą, kada mokesčiai yra menki niekiniai ir tai nesudaro tau didelių problemų, tai žinoma, kad ir mažesnis atlyginimas tau leidžia oriai išgyventi, nes ten yra deklaracija nemokama medicina, iš tikrųjų veikia. Ir tada, jeigu kas darosi su Lietuvos medicina, tai jau dabar valstybės vyrai pareiškia, kad nemokama medicina neturi ateities ir kad jos nebeliks. Ir vien dėl to yra didinamos dirbtinai eilės, vien dėl to mes nesulaukiam pagalbos, nes ir ligoniniai būna pasakyta, su kuo susidūriau ir aš, kad eilė yra didelė, talonų nėra, bet jeigu norite greičiau, prašom kreiptis į privačią įstaigą. Rimantas Mitrikevičius. Klausimas Erikai. Kaip jūsų nuomonė, koks ilgametės socdarbuotojos Zitos Osterienės pasakymas man tiesiogiai neįgaliam žmogui, kad tokių kaip aš, neįgalių miesto centre nenori matyti niekas. Tai kaip mano? Prieš gal 8 metus ar 9 metus aš būdama Birštone girdėjau, kalbant žmonės iš tam tikrų, sakykime, aukštesnių sluoksnių, kad į Birštoną neįsileidžiamos neįgalių vaikų gydyklos, sanatorijos vien todėl, kad negadintų miesto įvaizdžio, nes atvažiuoja daug užsieniečių ir matyti sunkiom ligom sergančius vaikus, jiem būtų per skaudu, nemalonu ir negera. Ir aš tą frazę įgarsinau vienos laidos metu ir tuomet buvau pakviesta Birštono merės ponios Dirginčienės pokalbiui, kur jie man tuomet bandė įrodyti, kad tai yra netiesa, labai norėjo gauti pavardės tų žmonių, kurie šitą informaciją man pateikė, ir rodė miesto planus ateičiai, kur buvo numatytos gydyklos sergantiem vaikam, bet aš suprantu, kad tai buvo feikas, kaip dabar sako, jie tiesiog norėjo, kad aš paneigčiau tą informaciją. Taip, kad tai, ką pasakė jums, yra tiesa iš jos lūpų, aišku, yra drąsi tiesa, neapgalvota, mums yra skaudi tiesa, bet tai yra tiesa. Ir aš tuo metu buvau pakviesta, tiesiog pokalbis, galėjau nevažiuoti, bet turiu drąsos nuvažiuoti ir pažiūrėti akis tiem žmonėm. Tai va, sakė, kaip jūs drįsote, kas jums čia, išduokit pavardės tų žmonių, kas jums tai pasakė. Tai va, mėlyjei, miestas
Birštonas gynasi nuo blogo įvaizdžio, nes atvažiuodami užsieniečiai norėtų būti pakilios nuotaikos ir vaikas su cerebriniu paralyžium, paralyžiuotom galūnėm ar ten su kitom ligom tikrai nesuteiks džiaugsmo žmogui, kuris atvažiavo čia praleisti laiko, palikti savo pinigėlių. Tai vat skaudi tiesa. Komentarų neturiu, bet tai yra skaudi tiesa, kuri yra tokia, kokia yra. Nerija rašo per kelis komentarus, sako, kad valdžia bijo tų, kurie važiuoja į Baltarusiją, paskui dar priduria, nes jeigu kai tokie žmonės susiburs, klausimas retorimas. Nes pamato teisybę toj Baltarusijoje, kad visiškai kertasi. Tai mes gegužės 9 jau sakėm drąsiai, kad Baltarusija su savo prezidentu, priimdama tokį ryžtingą mums palankų sprendimą, laimėjo informacinį karą. Nes tas rūtas lietuvių, kurie savo akim pamatė, savo ausim išgirdo, buvo toks didelis, kad jeigu pastebėjot, paskutinius 5 mėnesius niekas neberašo, kad Baltarusijos parduotuvėse nieko nėra. O prieš tai buvo, jie neturi ten uždarinėjimą, viskas. Bet dabar tokia tyla, niekas nerašo, kad Baltarusiam trūksta maisto, prekių, kad ten nėra pasirinkimo. Visi tyli. Viskas, visi tyli ir dar mes gal mažai kalbėjom apie tą automobilį, kurį gamina Baltarusiai kartu ir kurio kaina yra labai viliojanti ir kuris yra labai geros kokybės, nes tuo rūpinasi pats prezidentas. Kaip Volvo atrodo grinai. Taip, bet kiek suprantu, šitam automobiliui nebus leista riedėti ES keliais, nes tiesiog neduos sertifikato, nesuteiks galimybės, nesudarys sutarčių. Algirdas Jonkus rašo, siena yra siena, jų buvo ir bus, bet jeigu uždarys Suvalkų koridorių, tai Sodoma ir Gomora. Tikiuosi, kad tiek virusų smegenų nepaveikė mūsų didvyrių kabutėse. Bet tai žiūrėkit, sako, iš rusam reikia, žodžiu, per galvą duoti kiek įmanoma ir ten viską uždaryti, suvaržyti. Bet tik tai rusai pasakė, kad nebeįleis lenkiškų šitų sunkvežimių, ne? Pažiūrėkit, kokia panika Lenkijoje. Kaip jūs galite, kaip jūs drįstate. Tai tas pats, Kazimierai, kad aš čia tave visą dieną spjaudyčiau, ne? O tau trūkus kantrybei, tu mane apspjautum vieną kartą ir sakyčiau, wow, ką tu čia padarei, kaip tu pažeidėjai mano teisę. Aš maišytuvą įjungsiu ir... Supratau. Tai man tas anekdotas patinka, kai sako, su rusų klausė, su kuo jūs važiuojate užsienį, sako, nevažiuojam, nes mūsų neišleidžia, jeigu išleistų, su kuo važiuotumėt. Tai su tanku, sako, su tanku. Tai Vilmantas Povilaitis per kelis komentarus pradžių sako, kad NATO neteisėta ir galų gale net ir prezidentą tas tapkinį reikėtų atleisti ir visas atimti pinigus, kur gavo neteisėtus sprendimus. Kur jau jų žmogus susiruošęs amžinąją kelionę ir gal jam reikia dar suteikti galimybę jau už savo sukauptų pinigų padalinti tą sriubą, kad ta amžinoji kelionė jam būtų šviesesnė. Aš suprantu, kad kiekvienas su savo nuodėmėm gyvenam, su savo nuodėmėm ir turėsim mirti. Tai darykim kuo mažiau tokių baisių nuodėmių. Diana, tik tai rašo, tik tai jūs kai rašo trumpesnius komentarus, nes man kai žiūrėti daugiau, tai nusimušas. Toras pirštas, matot mano. Ištinės nuo maišymo betono. Tai va ką jinai rašo. Turim grąžinti mūsų mediciną. Anksčiau tokių daiktų nebuvo, kad pas daktarą pakliūt po mėnesio. Vaistai kaip bandomiesiam triušiam. Taip yra, jų kažkokie nauji simptomai turi pranešti. Jie užregistruoja, žiūrėti daugiau. Trumpesnius komentarus rašykite. Viskas gerai, va tai, ką jūs sakote, yra viskas gerai. Kad spręsti problemas, rankose reikia turėti įrankį. Valstybinio lygio problemas mes galim spręsti turėdami rankose valstybinio lygio įrankį. Kas tai yra? Politinė partija, kuri duoda tau teisę. Eiti į rinkimus, laimėti rinkimus, tapti Seimo nariu ir tik tada tu gali pradėti spręsti. Kad būtų sprendžiama problema, reikia turėti daugumą. Kad būtų dauguma, reiškia, reikia vienybės palaikymo tai opoziciniai jėgai kuriais. Kas bus tau vienintelė ar ne vienintelė opozicinė jėga, kuri imsi spręsti šitas problemas? Dabar mes kalbam, mums yra skauda ir mes kalbam apie skaudulius. Matom kažkokius sprendimo būdus, kažkokius numatom. Galbūt, bet realiai tam reikia ruoštis visai kitais būdais. Reikia turėti įrankį. Ką jau ten mūsų šunys panikuoja. Tai kaimynų šunys. Oi, jėdu, kaip toli briedis išėjo. Ja. Tai va reikia turėti įrankį savo rankose. Būna komentarai, kad nauja politinė jėga sutrukdys opozicijai susivienyti. Taip.
Aš turiu klausimą, o kas yra opozicija, kur jūs matote opozicinę partiją, nors vieną aktyviai veikiančią šiai dienai, kuri pasiūlė savo platformą, kaip vienijimosi pagrindą, ne tai kad kalbomis, bet realiais veiksmais. Aš manau, kad galbūt, dar netėjo laikas, galbūt nepasiruošė, galbūt rugsėjį, bet kol kas, sako, jeigu griauna opozicinį judėjimą, nėra jo. Nėra jo, yra dabar viena ta jėgelė, kuri bando save įsiregistruoti, kaip jiems seksis, nežinau. Ir yra keletą tokių dreifuojančių partijų, ne? Kurios galėtų tapti šitą platformą. Potencialiai galėtų. Galėtų, bet jau reikia dabar. Jau reikia, aš iš tikrųjų laukiu. Žinau, ko laukiu vienos, mano manimu, garbingos partijos, pozicijos, kuri pasakys, ateikite, mes esam nesusitepę, mes niekam netarnavom ir mes palaikom šitą visą tokią programą socialinio teisingumo ir norim kitokios Lietuvos. Aš laukiu iš šitos partijos tokio pareiškimo ir aš labai mėgstu tikėti, dar vis tikiu. Aš manau, kad lauksiu iki spalio mėnesio, jeigu to nebus, Kazimierai, nenori, mes privalom kurti kažkokį savo darinį. Tai aš karalius, man tai kas, žinai, ten. Tu karalius, taip. Diena tik tai. Mes turėjom nedaug tablečių, bet jos padėdavo. Ir gydytojai ieškojo problemą, kodėl susirgai, o ne malšino vieną, o kitą blogę. Ir buvo rusiški vaistai visi geresni, todėl juos ir uždraudėvo. Suprantat, kas dabar įvyko, yra, sakykime, buvo analginas ir staiga jisai pavirto į plačią analgetikų grupę, kur analgino to veikliosios medžiagos kiekis yra skirtingas. Buvo paracetamolas ir vėlgi ta grupė, kur paracetamolo kiekis tabletė yra skirtingas, ibupromas, ibufenas ir taip toliau. Aš bijau suklysti, kad paskui jūs nesakytumėt, kad kažką neteisingai pasakiau. Bet dadėjus kažkokią papildomą, mažą papildomą sudedamą į dalį, ne visai reikšmingą, vaistas tampa kitų pavadinimų, jo kaina kažkodėl pakyla, įpakavimas pagražėja, bet poveikis tikrai nėra, niekiek nepagerėja. Kas padeda šitam vaistui paplisti? Ogi reklama. Didžiulė reklama, kuri yra ir informaciniai erdvėj, ir tie patys gydytojai, tai yra nepaslaptis, kad jeigu jie gerai reklamuoja vaistą savo pacientams ir vaisto pardavimas kyla, gydytojai gauna papildomas stažuotės, papildomas išmokas piniginės. Tai vėlgi kapitalizmo veikimo forma. Daugiau parduodu, daugiau gaunu. Medicina tapo ne gydymo, sakykime, kažkokia tai negydytoja, bet paslaugos teikėja. Turi pinigų, nusipirkai paslaugą. Tu gali sirgti, kuo nori, valstybė yra vienodai, taip sakant, nusišvilpti. Turi pinigų, ateini ir gauni savo paslaugą. Neturi, gali mirti. Juk dabar tiek daug žmonių miršta laiku negavę pirmosios pagalbos. Aš jau nekalbu apie ten sudėtingesnės operacijas. Bet kai atveža žmogelį iš kaimo su greitaja, jau kaimietis kviečia greitąją, tada, kai jam tikrai blogai. Jisai palieka ten savo namelius kažkur atokesniam vienkiam, šunelį, katinėlį, dar kažką ir jį atveža, jis praleidžia priėmime kažkiek laiko, nusprendžia, kad dabar tau pastatėm lašalinę, truputėlį atsigavai, važiuok gydytis pas šeimos gydytoją. Ir kiek tokių atvejų, kada žmogeliai parvažiavę namo, tiesiog atsisveikino su gyvenimu. Diena tik tai rašo, aš noriu kitos Lietuvos, aš ir mano šeima su jumis, tada mes galėsim grįžti į mylimą tėvynę. Ir mes norėtume kitos, bet kaip Erikas sako, nedalyvausi toj politiniai kovoje. Tam, kad būtų kitokia Lietuva, mes turime turėti įrankį, kuris leistų mums įtakoti procesus, keisti procesus. Ir dalyvauti įstatymų kūrime ir jų priėmime. Valentinas Darburetas rašo, gerai būtų kurti baltų ir slavų poezijos vakarus, pagonybės baltų ir slavų susitikimus. Tai būtų broliškų tautų kultūros kėlimas. Fain. Bet visą tai mes turėjom planuose, kol Kazimierui ir man ir geros kaiminystės forumui neatėmė pasų ir neuždarė galimybės išvažiuoti į užsienį. Bet tai nereiškia, kad mes to nedarysim. Tai tikrai nereiškia. Dabar dar tokiam, kaip ten diskusijų lygmenį, manau, kad mes pabūsim iki rugsėjo, o paskui pasižiūrėję, kaip sekasi tą jėgai, kuri dabar kūrėsi,
Ir ką sakys tos partijos, kurios turėtų ir turi tą galimybę mums suteikti platformą, teks priimti sprendimus ir arba vėl kreiptis į jūs ir prašyti jūsų aktyvumo, jūsų nuomonės pareiškimo ir bandymo ruoštis rinkimams. Gražina rašo. Šiuo metu yra kuriama asociacija Tautos valdžia. Junkitės visi, kam nebeingi mūsų ir mūsų vaikų ateitis, galėsime įtakoti išrinktą valdžią, kuri turės dirbti žmonių labui. Pirmą kartą girdžiu, tarp kitko. Bet žiūrėkit, įtakoti išrinktą valdžią, kuri dirbs žmonių labui. Jeigu žiūrint per Lietuvos statistiką, mes turim begalę nevyriausybinių organizacijų, kurios galėtų įtakoti išrinktą valdžią. Bet kaip jūsų patirtis ir mūsų rodo, mūsų rašomos peticijos, kurių prirašyta begalė, dar atsimenu, kaip nešė dėžėmis tą peticiją kažkokią. Jos yra bevertės, todėl kad būtent kapitalistiniai santvarkoj taip jau įprasta, kad pinigai užklijuoja akis ir valdantieji nebegirdi tautos. Todėl asociacija nebus toks tvirtas įrankis. Tik tai politinis darinys duos rimtą galimybę dalyvauti rinkimuose, nes būtent politinis darinys turi programą valstybinę, turi struktūrą ir politinis darinys gali tiesiog dalyvauti visose tose rinkiminėse programuose, neapribojant, jam jau nereikia kurti komitetų, nieko, mes galim būti rinkimų nariu, nors drįstu priminti, kad naujosios politinės jėgos nebus pilnaverčių rinkimų nariu, todėl kad jos negauna finansavimo iš valstybės. Jeigu žinote, tai kiekviena partija, kuri tampa parlamentinė partija, gauna valstybinį finansavimą priklausomai nuo narių skaičiaus Seime. Tai yra ypatingai nesąžininga, nes ten įsitvirtinę, jie ten ir pasilieko. O naujai susikūręs darinys jokio valstybinio finansavimo negauna ir žinoma, kad startas yra nelygiavertis, pozicijos nelygiavertės, galimybė išsipirkti reklamą, dalyvauti ten, sakykime, informaciniai kovoje yra nelygiavertės. Nes kada tu gauni valstybinį finansavimą, tu žinai, kad jau gali turėti planus, kaip tu dalyvausi, ką turėsi. Aš siūlau nuimti, jis yra būtina nuimti valstybinį finansavimą. Vydas Vaikšnys, Erika, tai konkrečiai jūs kursit partiją ar kokį kitą dar ne? Aš jums į tą klausimą atsakysiu rugsėjo gale. Mano manimu, jeigu tai priklausytų tik nuo manęs vienos, aš noriu, kad būtų kuriama partija, kurios prasmė būtų gera kaiminystė. Aš noriu tokios partijos, nes tai jau vien pavadinimas byloja partijos prasmę, siekius ir tikslus. Taikiam gyvenimui kartu, tarp kitų valstybių, kitų tautybių, Žemės planetui. Aš to noriu. Ar to norėsite jūs? Nes paskęsti partijos kūrime metam laiko, tai yra savižudybė. Nes per tą laiką tiesiog... Teisingumo užšavo, kiek sugaišom laiko. Taip, sugaišom daug laiko, bet mes, sugaišom daug laiko taip tokiam įdomioj situacijai. Mes kovojame viduj, nes viena partiečių dalis sakė, kad mes priešai ir tam padėjo atitinkami blogeriai. Paskui tie vadinami teisuoliai lyg ir išėjo iš teisingumo aušros, bet jie okupavo mūsų informacinius langus, pasiėmė mūsų žmonės, kurie buvo tuose languose ir toliau tęsia ir kelia informaciją į tuos langus. Suprantat? Tai yra kova buvo su sistema, tarpusavį, griaunamoji kova ir šiai dienai aš manau, kad ir tas procesas, ko gero, jau yra beveik baigtas. Aldona Rafilavičiūtė Getnerienė, brangiai stiprybės jiems visą širdimi su jumis. Ačiū. Ir Gražina Petravičienė, šaunuoliai, Maikutės superinės, aš jūs palaikau brangiai, tai va Gražina ten žada ir padarytas Maikutės. Tai miela Gražina, jeigu jūs dar atsiųstumėt man savo kontaktus arba Kazimierui privačia žinute, būtume labai dėkingi. O visiems, kurie norėtų tokių arba panašių maikučių, nes kiek suprantu, jeigu Gražina turi galimybę, tai tas maikučių turinys galėtų būti beveik pagal jūsų pageidavimus ir su visom tom jūsų replikom, kurias jūs išsakėt ir šnato, ir mato, ir kaip ten, taip kaip jums norėtųsi. Šnato.
Gerai, Edita Untulė, konkretus. Editutė, linkėjimai tau, mes tave laukiam labai grįžtant į Lietuvą, kiek žinau, Edita grįžta rugsėjo 2 ir turi labai gražų projektą, į kurį kviečia dalyvauti žmonės ir jau manau, kad ten susirašė visi Editukė ir žinau, kad jinai kviečia pas save į sodybą, į Švediją, kur jų lauks labai įdomus laikas ir susipažinimas su šalimi ir taip pat su išskirtiniu pabuvimu tikroj švediškoj senoviniai sodyboj. Bet jinai konkrečiai klausia, tai Teisingumo aušra numirė ar nenumirė? Dar kartelį noriu pasikartoti. Galutinius atsakymus mes jums pateiksime rugsėjo gale. O kodėl rugsėjo gale? Aš manau, kad bus sudėlioti taškai, nes vis tik Teisingumo aušra yra Algirdo Paleckio kūdikis. Na tai. Tai be jo pozicijos, be jo matymo, ypač po pastarųjų įvykių, mes negalim jums kažką tai tokio tikslaus pasakyti. Tai yra... Bet vis tiek žinaigi situaciją, iš principo. Dabar Darius Norkus nuėjo pas Antaną Kandrotą, o buvo vadas oficialus to judėjimo. Dabar, kas tai yra oficialus vadas? Kadangi judėjimas, tai yra politinė partija nebuvo įforminta, tai buvo vadas, kurį išrinko žmonės, suteikdami jam savo pasitikėjimo mandatą. Darius Norkus nusprendė, kad situacija yra per sudėtinga ir jisai gal norėjo daugiau judesio, gal jisai mato savo įprasminimą būtent tame kitame judėjime ir jis tapo Antano Kandroto pavaduotoju. Mes dabar esam dviprasmiškoje padėtyje, todėl be pokalbių su Algirdu Paleckiu nebus paskelbtas verdiktas toks ar anoks, nes tai yra jo paskutinis žodis, tai yra žmogus, kuris norėjo matyti Teisingumo aušrą sukurtą ir jisai dabar turi mums pasakyti, kokį tolimesnį kelią jisai mato. Aš savo poziciją išreiškiau. Mano manimo, jeigu judėjimas, žmonių grupė turinti matymą, turinti rimtą programą, turinti gerus siekius, nekuria politinės partijos, tai yra tuščias darbas. Gražina. Dėl maikučių. Jos įmonė, mano įmonė, tai yra mažoji bendrė MB Stiklo grožis. Galit pasižvalgyti. O kokiame mieste yra tas jūsų MB grožis? Tai va. Tai tau ir viską pasakyti. Tai taip. Nes aš galvoju, o kurgi reiks važiuoti, užsisakyti? Galima tikriausiai užsisakyti internetu, ar susimaketavus kažką, arba... Laurits Lukošius, bet tai jūs drąsus. Ar Žemaitis su jumis draugas, ar nelabai? Vaidas Žemaitis, kaip pasakyti? Aš negaliu pasakyti, kad jis mano draugas, aš negaliu pasakyti, kad jis mano priešas, todėl, kad tai yra žmogus, dirbantis, žurnalistinį darbą atliekantis, ne? Ir žurnalisto matymas kartais skiriasi nuo mano matymo, nuo aplinkinių matymo, jisai pateikia faktus taip, kaip jisai nori. Tačiau aš manau, kad beveik visi žurnalistai naudoja triuką, kažkokį vienokį ar kitokį su intrigos skoniu tam, kad pritrauktų žiūrovus. Tai visi tuo naudojasi ir Vaidas Žemaitis, jis irgi nori išlaikyti savo publiką ir skelbia tuos faktus. Nes kaip būna, ką aš pastebėjau, Vaidas Žemaitis liktai kažkokią informaciją pateikia, užima kažkokią poziciją ir mes taip visi būdam pasimetę, o po savaitės jisai sako, o čia buvo eksperimentas. Ir vėl visi taip. Tai dabar tai, kas vyksta, aš nežinau, ar po mėnesio nebus pasakyta, o čia buvo eksperimentas. Galiu pasakyti taip. Vilma. Su spauda reikia turėti tam tikrą santykį, išlaikant atstumą. Vilma Honboja rašo, Kazimiero kojų padėtis juokina. Jūs pasidėtumėte ant tokių kuolo, mane reikia pasodinti ant tokios smailo akmens. Kad kankina mane. Palaukit, jis turi didelę pagalbę, tai yra vienas dalykas, o kad jis toks kūdas, kad jo minkštoji dalis yra visai neminkšta, mes dėl to nekalti. Tai ko pati nesėdėjai? Tai klausykit, jūs būtumėt mane kankinės toj nepatogioj situacijai. Laurits Lukošius, gal jau praleido ir kalbėjot, kaip sugalvojo lietuviškas sienas į Baltarusiją uždalyti? Jau kalbėjom, apie tai mes kalbėjom, nes aš manau, kad vienas iš uždarimo principų tai dar yra tai, kad jauni lietuvaičiai
nepabėgtų į Baltarusiją, nes Europos Sąjungoje sugaudyti juos ir nusiųsti į fronto liniją yra žymiai paprasčiau. O tai po mes to klausimo einam pirmadienį. O mes pirmadienį užsirašę vizitui į Baltarusijos ambasadą ir norim pasitikslinti, kas kaip ir dėl sienų, ir dėl žmonių, kurie nori išvykti į Baltarusiją, ir dėl tų, kurie nori gyventi ten, išvykti ten gyventi pastoviam laikui, kokie dokumentai reikalingi, koks tas kelias bus nueitas nuo migracijos tarnybos iki galutinio štampo. Nes dabar kaip tos moters, kurie važiavo į Lietuvą, ten kažkokio tai fondo kažkokia vadovė, aš bijau suklysti, Lietuva jai nesuteikė politinio prieglapščio, nors savo šalyje jos grupė, ta visa yra Doma, ne, ten kažkaip vadinasi, lyg ir yra nominuojami taikos premijai. Tai aš truputėlį pasimetus, jeigu aš kažką netiksliai sakau, tai jūs mane patikslinkit. Saugumo departamentas išdavė pažymą, kad kenkia valstybės saugumui. Tai va, tai jų veikla tas Dom, už kurią jau lyg jie ir būtų nominuoti taikos premijai ten, ir jie ir dar kelios kitos organizacijos tarpusavį. Tai staiga Lietuva nusprendžia, kad tai yra jiems ne vieta čia. Tai yra labai įdomi valstybės pozicija, kuri man leidžia manyti, kad batų persimovimas vyksta ir kai Gabrielius Landsbergis kažkur tai pusę lūpų užsiminė, kad gali būti taip, kad Rusija nepralaimės. Gražina rašo, kad Vilniaus rajone jos ta įmonė ir viskas siunčiu pagal poreikį. Labai gerai, šalia viskas. Va, o Vidas Vaikšnys, va jau nesąmonė Vidai parašė, dievaži. Na jeigu jūsų partijos pirmininkė būtų Erika, pavaduotos Kazimieras, tai manau man tiktų. Nu, kad man Boba vadovautų, nu žinai, nu tai čia, nu jau atsimk savo komentarą, žyva. Nu, kadangi Kazimierai, mano vyras man visada sakė, kad aš ne Boba, o moteris, tai nusiramink. Jeigu jau kartais mums pavyktų, ne, ir jeigu kartais mes turėtumėm, ir jeigu kartais mane išrinktų, tai tau vadovaus ne Boba, o moteris. Bet čia kol kas, kaip sako, tauta mėgsta sakyti, šakutėm ant vandenio. Nes dabar valdžia viską rašo šakutėm ant vandenio, nes tai yra taip patogu. Bet vat liaudės išmintis gera, šakutėm ant vandenio. Nu, tu pabandyk gauti tą dokumentą, jeigu tai buvo parašyta. Gudriai parašė. Tai, kad niekada nežinom, kada jie juokauja, kada rimtai kalba. O jei rimtai, tai pritariu. Žinai, reikia stilių. O kam pritari? Ne, suprantat, nesinori jūsų nei liūdinti, nesinori nieko pilstyti purvais. Nu, tiesiog vasara ir dar kartelį akcentuoju į tai, kad Lietuvoje yra tam tikras skaičius lietuvių, ne? Tiksliau Lietuvos piliečių. Jis yra toks, koks yra. Ir žmonės yra tokie, kokie yra. Ir arba mes bandom rasti bendrą kalbą, bendrus sąlyčio taškus ir kurti kažkokią judėjimą, ateitį visada buvo. Kokia be būtų valdžia, opozicija visada buvo ir tai yra teisinga, nes opozicija neleidžia užmigti valdžiai. Tai va, ir dirbti reikia tai žmonėms, kurie yra čia. Ir mes galim sakyti, kad vienas raudonas, kitas mėlynas, trečias žalias, ketvirtas geltonas, vienas daug valgo, kitas daug miega, trečio namas per mažas, kiemas nevalytas, žolė nepjauta, o kito miškas per daug žalias. Vis tiek tarpusavį mes turim rasti bendrą kažkokį, tai junginį Lietuvai. Ir visi žmonės tada yra geri. Nu, aišku, aš galėčiau padiskutuoti, žinai, ne tai, kad gerai, bet paklaust. Visi tinkami. Ne, jeigu tu moteris, tai tu gyva ar negyva? O čia geras. Jeigu manęs dar... Kai Boba, tai viskas aišku. Palauk, jeigu manęs dar nekremavo ir nepalaidojo, tai tada tikriausiai gyva. Ir per žinias dar negirdėjau, kad būtų pranešta, kad va, tokia moteris mirė. Edita. Bet kokią tu man mintį numušai? Specialiai iš pavydo sugalvoja pirmininkė padaryti. Nieko savo. Vidai, kad ištrintum tą žinutę. Edita Antulė dėkoja tau už gerą žodį. Jo sako, nereklamuoju to savo eksperimento. Nemokama stovykla bus rugsėjo 17-24 dienomis. Vėliau tikiuosi bičiulių pagalbos
ir žiūrėti daugiau nesugebu, Edita pasakyti. Tai aš manau, Editėlė, kai grįž tie žmonės, kurie pabus tavo nuostabioje aplinkoje, iš tavo atsiųstos filmuotos medžiagos, supratau, kad ten tikrai labai įdomu pabūti autentiškoje, švediškoje sodyboje, labai gražioje aplinkoje, tai yra didelė dovana. Lauris Lukošius, Žiūraitį, kodėl nebedalyvaujat pas Naką? Nu, kad ten puikiai darbas vyksta, ašgi karalius. Kiek galima įsukį ir einu kitą įsukinėt, va. Štai mane žiauriai piktina kažkoks, kad man dar vadovaus. Virš manęs tik tai Dievas. Viskas. Nebent Deivė tu būtum. Bet matai, kas yra, bet aš ir esu Deivė. Vat gerai, kad laiku supratai visą tą esmę. Tai va labai gerai. Žinai, kada vyras karalius, kai moteris Deivė, va taip, va. Tai tu turėk omeny, nori karaliauti. Tai žinok, kam nešti atnašas. Tai gera nuotaika yra būtina, tam tai yra gera nuotaika įtakoja sveikatą, gera nuotaika įtakoja gerus santykius šeimoje, su draugais, su bičiuliais, būkit geros nuotaikos, nes labai to reikia. Lauris Lukošius. Ir vėlgi, kaip ten su suverenais? Ar Juraitis vis dar suverenas karalius? Nu tai žinoma, kaip karalius pasidariau, tai dar ne apie suverenus net nekalbėjau. Papasakau apie tos reikalus, bet man suvereni mintis, na, iš principo man įdomi, bet pavyzdžiui, dabar šiek tiek suverenai patys save net stabdydavo. Išsigimė iš krypo. Ne, nu per aršiai varo, kur ir ten su būrovu, rimdydavom, stabdydavom. Nu, per aršiai ir tokie per aršus visi per greiti polimai marginalizuoja visą tą dalyką. Jau durninė sėdi 6 ar 7 jų. Nu, rimtai, nu. Tai... Aš prieštarauju, suvereni gali būti valstybė, tada jos piliečiai jau yra suverenai. Bet čia yra siekis. Suverenios valstybės siekis. Pastovus procesas. Tai va, o kada ten vienas ar kitas pasiskelbė, tai sakau, tada mėlyjei nepykit, pasimkit savo palapinę, eikit į savo erdvę, neikit į mūsų parduotuvės, nevažinėkit mūsų keliais, neikit į mūsų gydymo įstaigas ir iš viso. Būkit suverenus savo mažoje erdvėje. Nes suvereni tai yra valstybė. Ir kiekviena valstybė siekia suvereniteto. Taip pat nepainiokim žmogaus su savo egoizmu, kuris sako, aš suverenas ir man reikia tik iš jūsų paslaugų, bet man jūsų nereikia. Taigi mes ne vergai to suvereno, ne? Tai va, tai čia du dalykai ir aišku, tie žmonės, kurie užėmė dabar labai tas reikalingas gydomasias vietas Rokišky, tai kaip ir našta valstybei. Nu, aš vis tiek suverenas. Nu, taip, ir karalius. Nu, o tavo reikalas... Nu, būk tu, rašykis į eilę. Edita, toliau buvo, kur aš negalėjau įskaityti, toliau buvo toks tekstas, kad Švedijos trobelė visada bus atvira gerosios kaiminystės forumo bičiuliams. O, koks ačiū. Nu. Ir įsivaizduojat, kaip mums smagu, nes lietuviai, kurie pasklydo po pasaulį, tai palaiko su mumis tokius glaudžius, gerus, švelnius, tvirtus ryšius. Ne tik tai emocinių palaikymų, bet ir konkrečią paramą. Ir vat mes turim ir Editėlę, ir turim Lauris Lukošių, kuris jau yra daugiametis bičiulis, kuriam tikrai skauda už Lietuvą, kuris visada paklausė, o kaipgi jūs, o ko galėčiau jums padėti. Tai va, žodžiu, ačiū, kad esate, labiausiai jūs galite mums padėti skleisdami žinią, kad žmonės nori permainų, turi vilties, nepasidavė, nepasiduoda, turi drąsos išsakyti savo poziciją. Ir aš manau, kad būtent tokiu keliu įdami mes turėsim ir savo politinį judėjimą, bet nespjaudom ir visų kitų, kurie aukoja laiką ir daro kažkokį tai gerą bendrą darbą, nes lietuviai, yra tokie, kokie, ir negali sakyti, mes neturim teisės jų rūšiuoti, kiekvienas turi galimybę pasireikšti ir pasirodyti, kas yra kas. Ar Bačiauskas Nerijus yra taip gražiai įsirengia, gamta aplink šneka, net malonu ausiai. Kotroje ausiai šneka? Kurioje ausiai tau barzgia? Nesvirpliai dabar čirški, nesvirpliai čia turbūt žiogai, nesvirpliai pasirodo vabaliukai tokie. Svirpliai tai už pečių. Nu, bet jie tokie vabaliukai ten vis atrodo. Bet jie už pečių. Taip, bet atrodo, kad svirplys tai turėtų būti žiogas didelis, pamatai žiogą. Ne, žiogas. O ten toksai išpigiukas, ten toksai vabaliukas. Taip, žiogai yra. Tai ne veltui kiek poezijos, žiogai. Tai va, ką dar tokio svarbaus galėčiau pasakyti prieš savaitgalį, ne?
Stebėkit aplinką, žiūrėkit dabar, kiek žinau, Prienų rajone aktyviai įvyksta karinės pratybos keliose seniūnijose. Prieš keletą metų tos pratybos vyko Jiezne ir aš jas tiesiog stebėjau savo kieme ir žmonės su automatais ir su gilzėm ir buvo įdomu stebėti, aišku, neįprasta, bet žinojom, kad tai yra pratybos, tai žiūrėjom kaip įvykstantį teatrą. Tai va, o dabar tos pratybos bet kada gali peraugti į realų karinį veiksmą, tai jau jos netiek džiugina ir pratybų eiga tokioj įtemptoj situacijoje, jinai jau sukelia nerimą žmonėms ir ginkluoti žmonės jau nebepriimami kaip ten kažkokių eilinių pratybų dalyviai. Tai saugokitės, Vilma sako, savo sveikatą saugokite. Ačiū Jums, kad nešmeižėt kitų žmonių ir neieškot blogio kitiem, Jūs ieškot gėrio žmonėse. Ne visadagi mes irgi kartais imam ir kažką pasakom aštriai. Tai ne dėl to, kad mes čia kažkaip labai pykstam, bet tiesiog kartais priimam tas žaidimo taisyklės, kurie diktuoja tie žmonės, kurie sako, ten tie visi bloginu ir kartais mes į tą žaidimą irgi įkrentam ir tiesiog taip sureaguojam. Maksim Zarara labai įdomi žinutė yra. Klausom. Parduodu garažą. Garažą parduodat. O kur tas garažas yra? Mūrinis, metalinis. Mūrinis. Ar gyventi galima? Taip. Garažą parduoda. Ką? Protingas žmogus, nerado kur daugiau paskelbti. Gerai. Pranešė, gal čia kažkam reikia garažo. O ką gali žinoti? Mažu pigiai, metalinis. Gal tau reikia garažo? Reikia. Kazimierui geriau dovanoti, nes jam nepatogu pirkti. Jisai karalius. Jisai karalius, klausykite. Viskas man ir tai priklauso. Nors, žinai, tai yra tokia sakmė, kai žmonės kreipiasi pas karalių, ir karalius sakė, jūs pareiškit savo norus, aš išsirinksiu patį vertingiausią ir išpildysiu. Ir ėjo žmonės pas karalių. Ir prašė, kas arkliuko savo ūkiui, kas karvutės, kad turėtų pienelio, kas kažkokio trobelės, kas žemės hektaro, kad galėtų pasisodinti, kas automobiliuko, kas pinigų kapšelio, žinai. O vienas atėjo ir sako, o aš noriu didelio dvaro, su daug tarnų. Noriu, kad būtų viskas aplinkui gražu, kad galėčiau ten persikėlinti, gyventi taip ramiai iki savo senatvės. Ir žinai, karalius išsirinko šitą norą. Kai jo paklausė, kodėl jis tai padarė, sako, ašgi esu karalius, aš norėjau išpildyti karališką norą. Ir čia jis norėjo likti karalium. Tai ta tokia sakmė, žinai, tokia pakankamai įdomi. Tai tu žiūrėk, kad pas karalių kažkas karališko noro nepaprašyti. Ne, tegu prašo. Aš jau senai sugalvojau. Prašykit visko. Bet tu nepildysi, ne? Nepildysiu viską. Žinokit, viską gausit. Aš tik paskui dadėsiu panašiai kaip anekdotė apie loterijos bilietą. Bet pamokysiu, ką reikia daryti, kad jūsų noras įsipildytų. Nes taip dalinti, žinai. Tai tu ne karalius, tu verslininkas. Ne. Klausyk. Aš mokinu gyvenimo. Jeigu tu tai moko išminčiai, o karalius... Aš išmintingas karalius. Ne. Karalius visada išminties semėsi pas išminčius. O kaip Saliamonas buvo? Saliamonas. Karalius. Tai jis vienas buvo, tai jau nebūsi. Tai dabar jau ne vienas. Nebūsi tu Saliamonas, nes leidai išgert kūdrą Mečislovą. Viskas jau tau. Žuvis guli ant kranto. Kur tai matyti? Jos vaikščiot mokinasi. Tai, nedat. Viktoras Šiugždinis, rimtas klausimas. Kada į užsienį bus su naujais reportažais? Kai tik tai mes atgausime savo asmens dokumentus, kurie vadinasi Lietuvos Respublikos piliečio pasas, tai iš karto nieko nelaukdami nuvyksime į tas keliones, kurias buvom suplanavę jau nuo praeitų metų. Bet noriu Jums pasakyti, kad mes pirmadienį, taip, pateikėme savo skundą. Kur ten mes pateikėm, Kazimierui? Baltarusijos konsului. Neik, tu skaito meilės žinutės, mes apeliacinį skundą dėl geros kaimynystės forumo ir mes dar nepasidavėm ir manom, kad mums pavyks atstatyti teisingumą būtent šitame procese ir mūsų geros kaimynystės forumas galų gale gaus ramybę, nes vienintelis jo siekis yra taikus egzistavimas.
šalia su visom kaimynėm. Tai va, o jeigu kartais čia mes gausim neigiamą atsakymą, tai tuomet prašysime jūsų visų pagalbos, kad galėtume toliau su dokumentais keliauti į tarptautinį teismą. Nes negaligi tai būti, kad organizacija, kuri sako norim taikos, būtų paversta ir pavadinta pačia didžiausia teroristinė organizacija Lietuvoje. Ir man žiauriai, čia kaip romanas gaunasi iš eilės paskaitysiu. Nuskaityk. Diana, tik tai atsiprašau, jūs praleisiu, jūs su mumis čia viskas, čia paskui. Bet dabar vat romanas koks. Ieva Porutytė. Labas vakaras, ponė Juraitė, ar pamenat mane? Ieva Porutytė Jonauskinė. Tada Diana, tik tai girdėjau šūvius ir Belmonte, ir gamtininkų stotį. Inga Porutytė. Aš su jumis susisieksiu asmeniškai, ponė Juraitė, Arbačiauskas Nerijus. Man toks jausmas, jog atsidūriau tarp vindūremžių. Taip rezonuoja. O gerai. O tu čia apie skundus kažkokius. Tai, man čia fantastika, įdomu skaityti. Ieva, nulauksiu, bet tik filmuoja Vaidutė, čia kita pavydelnikė sėdė, nerašykit tokių žinučių tyliai, kaip nors. Kadangi aš esu Deivė, o šitas karalius tai man yra žvis yra niekas, žinai, Deivė, va tai paėmė nuputė ir pastatė kitą karalių. Taip, kad Kazimierai, siūlau tau nusiraminti, tuo labiau, kad sėdi nepatogiai. Ir labai čia, žinai, nepanikuoti, aš kartais nemėgstu tokių didelių judesių. Labai aktyvių pernelik. Laurits Lukošius. Gaila celofano. Buvo visai geras valdžios dviveidiškumo atskleidėjas. Nu, šiai dienai matom, kad nepažabojamų nėra. Nebenorėjo su Paleckiu poilsiaut, teko sielą parduoti. Čia Erika teisingai, sakyčiau, pasakė. Nu, neskubėkim ten nei teis, nei išteisinti. Taip, tiesiog visada spėsim nuteisti. Visada spėsim. Jau ką, o nuteisti mes visada spėsim. Aš perėjau tokį, sakykim, sunkų kelią, kada mane nuteisė iš anksto. Ačiū tiem, kurie mumis tiki. Ačiū tiem, kurie palaiko ir nenoriu, kad kiti žmonės jaustųsi taip pat. Yra nekaltumo prezumpcija ir jeigu žmonės susibūrė, aš tikiu, kad kai jie ten, tame susirinkime kalbėjo, dalinosi įspūdžiai, sakė kalbas, tai jų visų širdise buvo vienas tikslas, kad Lietuvai būtų geriau. Nu, jie tikrai nebus blogesni už konservatorius. Jie tikrai nebus blogesni už Skvernelį. Jie nebus blogesni už Karbauskį. Čia tu išmintingai labai pavarė. Nu, tai tiesiog, truputėlį luktelkim. Nerija rašo, o mes su visais susibursim ir sukursim tokią šalį. Nepasiduokime. Nu, čia jinai atsako pastoviai į Dianos tik, kad nori Lietuvos. Ai, man komentarą. Aha. Gerai. Šaunuoliai, sako, Diana, tik tai aš jūs myliu. Katrą mylit. Vat, pavyzdžiui, kad aišku, Deivė. Ne, tai aš suprašiu. Baigtų. Jau, kad tave mylėt, Baigtų. O kodėl manęs galima nemylėti? Nu, ką jūs čia tokia nemylima visų? Manęs nemylė tik tai Kasčiūnas. Kas dar ten? Ir dar keli. Maldeikis. Nu, aš tavęs bijau. Ne, jis net ne Maldeikis, jis Maldeikiukas. O bijant galima minėti ir bijoti ir mylėti? Galima. Tada gal ir aš mylėsiu. Nu, tai va. O dabar žiūrėk, aš sėdžiu ir galvoju, o Antano Kandroto, man labiau patinka sakyti Kandrotas, nes ten ne celofano partija, jie pasirodo turi gražų pavadinimą. Mes Lietuvai. Taip, ir tą pavadinimą mes Lietuva jau jie turėjo prieš 5 metus, nes tavo laidoje, atsimeni. Aš net Maikutė. Taip, ir jie iš nieko nepavogė to pavadinimo. Jie tas Maikutės prieš 5 metus jau 100 000 pasidarė, nes jų idėja buvo tokia ir 5 metai praėjo, kol ta idėja galų gale tapo įgyvendinama. Aš tiesiog pažiūrėjau truputėlį, kokiegi žmonės tame naujame politinėme darinyje. Ten yra viena tokių ryškesnių moterų, tai yra Astra Strauskaitė, mokytoja. No. Mokytoja, kuri pasireiškia į tuose mitinguose ir tikrai drąsus žmogus, ne?
Drąsus žmogus, kuris turi savo poziciją, kai kas ją vadina rusofobė, aš negalėčiau dėti etiketės, nes aš manau, kad jinai gal ne tiek rusofobė, kiek yra Lietuvos patriotė. Ir jinai nubraukė visą kitą tarptautinę tą tokia tarptautinį foną į šalis ir jinai kaip moteris paima tik tai Lietuvą atskirai, rūpinasi Lietuvos problemom ir galbūt nenori suprasti, kad Lietuvos padėtį labiausiai įtakoja tai, kas vyksta aplinkui. Ir jinai Lietuvos problemą paima atskirą kaip vieną problemą jai pačią svarbiausią ir bando ją spręsti. Tai sakyčiau, kad tai yra Lietuvos patriotė. Aš negaliu sakyti, kad jinai kažkokia tai ten. Tai va. Dabar toliau kas ten yra, lyg tai yra grafas Liutkevičius, ne? Ta žmogus irgi visą laiką kvietė į mitingus, pasiėmęs keletą problemų konkrečių, siūlė ją spręsti, tai kaip irgi yra už Lietuvą. Dabar ten yra toks žmogus, aktyvus žmogus Lobovas. Aš manau, kad kada jisai pasireiškė, ar ne ten Neringos Venckienės šito istorijoje? O, jau labai senais kaunasi, bet labai konkrečiai. Ir jisai, man atrodo, skiepų ima tą temą, ne? Vyriškai labai paima temas. Tai jis irgi nesiplečia, kažkur turi savo kelias temas ir irgi kryptingai eina. Skaičiau komentarus dėl Lobovo tatuiruočių. Taip, tos tatuiruotės man nekelia simpatijų, bet aš žinau iš patirties, kad kartais žmonės, būdami impulsyvūs, jaunesni, ne, ten pasidaro kažkokias tatuiruotės kaip protesto ženklą. Vat būna kartais vyrai sėdi, diskutuoja ir sako, nu žinai, prideda kažkokį riebų aštrų žodį ir sako, reikia Stalino, būtų tvarka. Arba, nu žinai, reikia Hitlerio, tuoj būtų tvarka. Tai aš kažkaip priimu jo tas tatuiruotės kaip kažkuriuo metu išreikšta tokia, vat, sakykime, protesto akcija. Aš nežinau, gal aš ir neteisi. Tiesiog bandau analizuoti, kad lyg tai taip pavieniai jie visi kažką darė, stengiasi ir jie patys to tikėjo, kad daro Lietuvai, ne? Tai va, žinau, kad ten yra Zenonas Andriulėnas, žmogus, kuris visada turėjo ir turi daug visokių idėjų gerų. Aš prisimenu, kaip pirmoji mano pažintis su Zenonu Andriulėnu buvo prie radijo televizijos, tada, kai mes buvom darę mitingą dėl tos, sakykime. Tai va, jis tada atėjo su tokiais labai konkrečiais patarimais, labai dalykiškais patarimais ir labai dalykiška informacija. Atsimenu, jis sako, ar tu žinai, kad tas LRT užrašas nuo tarybinių laikų kabo, jis taip ir nepasikeitė per tuos 30 kelis metus. Tai va, ir nežinau, žinokit, aš visų žmonių nepažįstu, bet vienu taip imti ir nubraukti, pasakyti celofanas, aš nedrįščiau. Manau, kad jeigu tie žmonės matys, kad partija slysta ne ta kryptim, ne, jie pareikš savo balsą, jie pasakys savo poziciją ir ten irgi tada prasidės ir situacijos aiškinimasis ir vidinė tarpusavio kova, nes susirenka nepažįstami žmonės. Kaip ir pas mus teisingumo aušroj, lyg tai suėjom visi vedini vieno tikslo. Programa tai buvo jungiamoji dalis. Mes visi pritarėm šitai programai, aišku, ją tobulinom, bet mus jinai visus apjungė. Bet nežiūrint visko, prasidėjo vidinė kova. Kaip atsimenu, Krištoferis Voiškas sakė, tu per mažai raudona. Tu per mažai komunistė, aš ne komunistė. Aš irgi, ko gero, taip turiu pasakyti, man svarbiausia yra Lietuva. Aš suprantu, kad Lietuvos padėtį įtakos visi veiksmai vykstantis aplinkui, bet man svarbiausia yra Lietuva. Kurioje pozicijoje mes išlošim daugiau, kurioje mes būsim saugus, kurioje pozicijoje būnant gyvens geriau didžioji tautos dalis. Ne 10%, ne Vilnius, bet visa Lietuva. Ir nereikės tos labdaringos ribos. Vargelį tu mano, tarybiniais laikais būtumėm patikėję, kad reikės kažkam labdaringos ribos. Taip, ir ką aš noriu dar pasakyti, ir ta vidinė kova, kada dėl kažkokių tai priežasčių, nors aš manau, kad čia ir buvo kažkas atėjo pakiršinti. Mes pasidarėm vieni kitiem priešais. Aš nemanau, kad Krištoferis Voiška yra kažkoks kvailys.
Tik aš manau, kad tai yra žmogus, kuris galbūt nenorėjo gilintis, girdėti, matyti. Aš nemanau, kad kita ta jaunimo dalis, kuri iš paskos jam išėjo, ir dar kiti yra kažkokie negeri. Tiesiog mes svetimi žmonės, suėję, nesugebėjom išgirsti vieni kitų. Ir šitos partijos irgi laukia va tas laikotarpis, kada jie su jais vedami kilnaus tikslo ir paskui matys to tikslo, siekimo lik tikslo, įmo skirtingus kelius, Kazimierai, ne? Labai skirtingi. Labai žmonės. skirtingus kelius, skirtingi žmonės. Ir čia jų lauks išbandymas. Tas pats išbandymas buvo Karbauskio partija, ne? Vat, sukvietė, jie tapo Seimo narys ir žiūrėk, jie išsiskirstė. Dėl to, kad suprato, kad kažkas buvo tai ir ne taip. Viktoras Šiugždinis, rimtas klausimas. O šiai dienai nėra problemų kirsti sieną ir grįžti iš Rusijos. Eilių nėra, kaip su vizom, žiūrėti daugiau negaliu skaityti. Dabar mokama viza jūs tikrai galite gauti. Mokama komercinė viza už pinigus yra išduodama, žinoma, yra patikrinama, ar jūs nesate kažkokios karinės grupuotės narys, ar jūs nesate ten struktūrų asmuo, kad jūsų atvykimas į Rusiją nesukeltų ten, sakykime, Maidano ar dar kažko, tai bet komercinę vizą jūs galite gauti Rusijos ambasadai. Vaida Tkačiova. Tai jūs pora ar ne? Neišsisakinėjom nuo tiesaus atsakymo. Politiniai veikloj mes esame pora. O šiaip aš manau, kad Kazimieras turi tokią nuostabią žmoną. Bet Vaida turbūt apie seksus. Vaida, kaip tu manai? Aš būčiau sakęs, žinoma, mes pora. Mes pora. Visas mūsų laidas filmuoja. Bet gal tu nori mane nusityst kur nors tenai? Kur aš tave tysios tokį menkutį? Menkutis? Tai va, o visas mūsų laidas ir visus pajuokavimus filmuoja ir montuoja Kazimiero nuostabioji žmona Vaida. Tai va, kurios humoro jausmas yra labai gilus, o šita šeima, jinai iš vis yra tokia. Jūrija rašo, ne pora. Lietuvos šviesi šeima. Jūrija rašo, kad ne pora. Nu iš kur tu žinai? Nu, tai va, šiaip iš kitos pusės, suprantu, kad jūs juokaujat, kol kas ta tema man dar yra ir skaudoka, ir po to, kai kaip netaip senai iškeliavo į amžinybę mano vyras, mano vaikų tėtis, žmogus, kuris visur mane palaikęs, buvęs mano dvasiniu vedliu, didžiuoju patarėju ir didžiuoju palaikytoju. Ir tai yra labai sunku, todėl aš jums sakau, šiandien branginkite tuos šalia esančius žmonės, suteikite jiem kuo daugiau džiaugsmo, kol jie yra gyvi, kad paskui nereikėtų ant kapo eiti su gėlių puokšte, nes nebepadės. Aš į tą temą, žinai, pasakysiu. Čia pora, ne pora, žinai, ten kaip kažkokį švarką tu man ten davėjai. Jo, Erika man važiuoti į Baltarusiją, ten švarko kažkokio. Nu, mano vyras labai mėgo turėti daug gražių švarkų. Ir jinai man aiškina, tau tai bus per didelis, Gvido, tau per didelis. Važiuoju pas tą Gvidą, bet pasimatuot galvoju, kad nezdarovas tas Gvidas, žinai. Bet Erikai taip atrodo, jos vyras milžinas. Mano vyras buvo skulptorius, jisai turėjo tokius raumenis, tokį tobulą kūną. Tai aišku, jisai man buvo ir bus pats mylimiausias ir nuostabiausias, nes šalia aš buvau ir deivė, ir karalienė, ir visatos valdovė. Ir aš tiesiog, jis uždėjo man sparnų, žinai, kai žmogus pasako, kad tu esi kažkas ir tau tokį pasitikėjimą užaugina ir padeda tau savo išmintimi kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai yra gera. Aš dar prisimenu. Tu ten kažką turi perskaityti, dar sakė. Tas man trukdai paplėsti. Skaityk tu tas meilės romanus. Gerai, tai rašo Vilma. Erika, pagailė Kazimiero, jam taip nepatogu sėdėti. Tai teisingai, va ant kuolo. Bet žinokit, aš esu pas Kazimierą svečiuose. Tai jisai kaip norėjo, taip ir atsisėdo. Ašgi jau nepriverčiau, tarp kitko, aš irgi sėdžiu ant akmens. Sėsk ant akmenėlios, tokis ant žirgelio. Ir jeigu jau čia taip yra pagailė Kazimiero, tai reiškia, kad jūs, mielieji, norėtumėt baigti šį vakaro pokalbį. Tai dabar parašykite savo komentaruose, jeigu jūs jau pavargote nuo mūsų pajuokavimų, nuo mūsų buvimo kartu. Oi, pala, dar čia labai daug, dar skaityk. Aš nespėjau skaityti, pasirodo, ir linkėjimai. Labai senus skaitai. Ai, senus pasirodo. Taip, va, Vanda rašo, mes irgi pora. Bet iš tikrųjų taip, bet jūs jau nuo taip senai pora, kad aš jau net nežinau. Ir Vitalijui Čerinok linkėjimai iš Bresto. Čia yra
Aš analizuoju ir manau kitaip apie naujas gelbėtojus, nesutinku, ką pasakėt. Irgi gerai, nes jūs matote kitaip, o iš toliau matosi dar geriau. Tiesiog aš manau, kad sutrypti mes visada spėsim. Redukas. Dabar arba visi kartu, arba po vieną per miškus lauk iš Lietuvos. Va. Irgi labai geras pastebėjimas, taip kad galim ir visi kartu. Juraitė arba Čiauskas Nerijus. Juraitė, už ką? Čia nesuprantu klausimo, kas už ką? Už ką tu čia dabar? Nesuprantu šito. Arba dėl ko? Ieva Porutytė. Lietuvoje aš grįžus įgijau naują kvalifikaciją. Dabar dirbu socialinio darbuotojo padėjėją. Darinu labdaringą sriubą ir viską darau, kad tik padėčiau kitiem. Jevutė, su tuo mes tave ir sveikinam ir linkim tau stiprybės, nepasiduot, žinau, tu nuėjai sunku kelią, bet man labai smagu, kad tu esi, kad tu niekur nenuklydai, kad tu žinai savo misiją, savo gyvenimo prasme. Taip, kad laikykis, Jevutė. Žmogus Renata Vitkutė. Sveiki, labai puikiai išdėstų mintis Kristina Sulikienė. Paklausykite apie suverenus, be iliuzijos, bet valstybės vergovės ir be jokios bendruomenės, savęs suvokimas, be kieno nuomonės ar grybavimo. Žiūrėkit toliau, negaliu įskaityti. Ir pažiūrėkit, kiekvienas žmogus, kuris kažkokią informaciją neša į erdvę, jisai, manau, tą informaciją tiki. Ir kiekvieno informacijoje galime rasti kažką tai savo naudingo. Arba Čiauskas Nerijus. Apie Valinsko partiją pamenat? Pamenam, mes irgi minėjom. Pamenam ir aš taip prisimenu, kad Valinsko partija rėmėsi 10 Dievo įsakymų, ne, jau mes apie tai kalbėjom, taip? Kur vienas iš jų buvo nevog, bet kaip aš jau ir sakiau, jisai tuos 10 Dievo įsakymų, kaip vėliau parodė patirtis, pritaikė ne savo partijai, bet tiem žmonėms už jos, tai reiškia tautai. Tauta turėjo nevogti, o jiems buvo galima. Vaida Tkačiova klausė apie poras, užuojautą tau, sako šitai Vanda Darina. Mes irgi pora Kazimierui, taip, pora. Tada aš prisiminiau Viešpats Krišna. Turėjo 10 000 žmonių. Tai aš visą laiką gilindavau. Tik neturime 10 000 laisvų moterų Lietuvoje. Aš dar daugiau. Nieko aš nežinau, aš kaip Deivė įvesiu matriarchatą ir va tam tokiam menkam karaliui, ką mes jam duosim, nu. Leisim žvejoti iš to tvenkinio, kur nebelyko vandens, tik kelios žuvys, kurios mokosi vaikščioti. Bet tai klausyk, kokia istorija. Jeigu jūs norėtumėt pamatyti, kaip atrodo žuvis, kurios mokosi vaikščioti, atvykite pas Kazimierą. Va, dar rašo, kai moteris karalienė, tada ir vyras šalia jos karalius. Taip, tai, kad Vaidutė karalienė vienareikšmiai, dar kartelį primenu, kad šitoj karališkoje šeimoje yra 7 vaikai. Vidas Vaikšnys. Tai norėtumėt Kristoferio savo komandai matyti ar ne? Aš tai manau, norėčiau. Aš sakau, kad reikia rasti bendrą kalbą su visais, kurie mato panašiai. Kristoferis yra jaunas žmogus, kuris tokia, sakyčiau, asmenybė, kuri dar yra brendimo, toj augimo visoj toj erdvėj ir kas jį įtakos, jis toks ir bus ir manau, kad kodėlgi ne? Pasirodo, tikrai atsilikau su žinutėm. Nerija Daubam nesako, nepavargom, kalbėkit. Kalbėti ir kalbėti. O dabar noriu pasakyti, važiuok, matai, va dangui, va tas šviesuliukas, ne toks. Venera tipo. Ne, va ten, kur skrenda. Tai va tokių... Kur tu sakai, kvadratinį. Jo, ir jūs žinok, tada tą naktį, aš kai išėjau, jau apie gal pusę pirmos nakties, jau buvo pilnas dangus. Nieko nematau. Pilnas dangus ir to tokio judesio labai... Erika mato kažkokius kvadratinius. Pats tu kvadratinis, ryškios rugpjūčio žvaigždės visada visus vilioja ir rugpjūtis yra tas mėnuo, kuris mums dovanoja tokią ryškę galimybę stebėti dangų. Ir tos naktys gražios ir debesų nedaug ir gali matyti ir grįžulo ratai, ir didieji, ir mažieji, bet labai daug matosi palydovų. Gal tai tie Ilono Masko paleisti palydovai, bet apie tai padiskutuosim gal kitą kartą. O šiandien penktadienio vakaras, skirkite dėmesio savo mylimiems žmonėms, vyrai savo žmonoms, žmonos savo vyrams. Aš pastebėjau, kad net Vaidas Lėkštutis jau palietė tas intimaus gyvenimo
apima temas, nes tikriausiai jį įtakojo jauna žmona ir naujas gyvenimo etapas. Bet man gražu, ne? Tas blogeris, kuris kalbėjo apie politiką, staiga sušvelnėjo, žmona pradėjo kalbėti apie žolynus, apie jų ten gydomasias savybės. Ir Vaidas irgi pasinėrė į žmonių tarpusavio bendravimo tokias problemas. Nu gražu. Gražu, žmonės keičia vieni kitus ir labiausiai žmogų keičia meilė, tai linkiu visiems meilės kuo daugiau, nes būtent meilė priverčia mus nuversti kalnus ir būti gerais. Tai čia ten su seksais ar be sekso, ar ten kaip? Nu, žinai, meilė yra įvairi. Ir meilės formos yra įvairios. Seksas tai yra, kaip tau, čia yra procesas seksas ir papildomas. Olio, kaip tu čia išmintingai pasakai, seksas Tai yra procesas, nesgi meilė tai yra atskiras visiškai reiškinys. Tu mylėti gali, net ir briedį gali mylėti, kažką tai tokio. O seksas tai yra būtina sąlyga, kad žmonija daugintųsi ir neišnyktų. Bet seksas, kuris užtikrina žmonijos išlikimą, yra tik tai tarp vyro ir moters. Tas yra pats tinkamiausias. Tai bet kaip ten tuos tranus išmeta? Nijolė Petravičienė, linkėjimai iš UK. Sako, Arbačiauskas Nerijus, labai protinga pašnekovė, matai? Bet įtariu, jeigu protinga pašnekovė, vadinasi už tai, kad vyras turėtų viskam vadovauti. Matai? Jau tave pagyrė. Tarp kitko, įrodyta yra, kad genetinę sveikatą paveldi vaikai iš tėvo, bet protas yra paveldimas pagal moterišką liniją. Ir čia ne aš taip pasakiau, čia visi taip sako ir būtent tai yra ir ta tauta, kurią mes visą laiką truputėlį užaukštinam arba kuri pati save susvarbina. Žydų tauta visada sako, kad protas yra paveldimas pagal moteriškąją giminę. Tai tie, kurie ruošiasi tuoktis, tai imkite protingą žmoną. Ką reiškia protas? Taigi protas dvi rūtų pusruslė, dešinysis, kairysis, tai katra pusė tada paveldima iš moteros. Ar bendrė būdų pusės? Aišku, visas protas iš moters. Diana tik tai rašo, Vokietijoje dar šviesu, vakar grįžau iš Lietuvos, skirtumas 1 valandą, bet ta valanda yra daug, tai žinoma daug žemė, taigi plokščia. Iš kur ta žemė plokščia? Taigi žiūrėk, plokščia. Ką, tu išskrydo ir dabar kol parskris bus rytas? Kazimierai. Kaip gali žemė būti plokščia? Jeigu būtų žemė plokščia, aš manau, kad du tokie kaip tu ir aš, taigi važiuotumėm ant to kranto, kaip ten pasėdėti ant žemės krašto. Aš tai nežinau, nuleidus kojas. Ar apvalė ar plokščia, bet pavyzdžiui, visus tų plokščių žemėnikų argumentus, ne vieną man neatsako mokslininkai, pavyzdžiui. Vienas iš jų, kad ant 36 km turėtų būti perkritimas žaibiškai greitai, tas apvalumas. Kazimierai, aš nesutinku, aš pavyzdžiui, bijau aukščio, aš nenoriu, kad jinai būtų plokščia. Paskui dar nuslysiu nuo to krašto. Ne. Aš bijau lipti aukščiau 3 aukšto ir iš balkono žiūrėti. Jie sako, kad mes abudu romantikai. Man, žinai, kaip užmiršta, kas čia parašyta. Čia labai romantiškas užrašas. Jeigu liaudiškai apatinis žodis reiškia kažką. Ir tas liaudiškai apatinis žodis buvo naudojamas visoje Tarybų sąjungoje ir jis supranta dabar ir Europos sąjunga ir netgi Jungtinės Amerikos valstijos. Tai koks svarbus tas apatinis žodis? Vidas Vaikšnys rašo, kad seksas yra instinktas vis tik tai. Palaikau. Arbačiauskas Nerijus. Oi, kaip rezinuoja šitos moters mąstymas su Emanueliu. Čia tavo? Ai, ketsa. Pasiklausau jūsų, net pačiam norisi kada nors įsimylėti, patirti tikrą meilę. Čia Ieva. Oi, tai būtina. Klausykit, mielieji. Sekmadienį Jiezne bus tradiciniai garsieji roko atlaidai. Čia aš nesileisiu tas ten temas, tikit, netikit, nes atlaidai tai yra ne tai, kad tikinčiųjų šventė. Tikintieji eina į bažnyčią, meldžiasi savo Dievui, čia mes neįžeidinėkim tikinčiųjų.
O tie, kurie nėra tokie dievobaimingi, tai jie susirinkdavo, kad ateiti iki armošių, kažką nusipirktų ilgų saldainių, pabendrauti vieni su kitais savo apdarus, pademonstruoti savo atžalas, parodyti, kaip užaugo vaikai, kaip jie pasikeitė per metus, kaip pasikeitė jų gyvenimas. Ir paprastai tą kraštą suvažiuodavo giminės artimieji, tai suėjimas. Ir kadangi sekmadienį Jiezne roko atlaidai, tai visus, kurie atvažiuos į Jiezno atlaidus, kviečiu užsukti į svečius pas mane. Aš kaip tik sekmadienį būsiu, manau, kad arbatos tikrai visiems užteks. O jeigu nepatingėsiu, Kazimieras įdėjo kiaušinių, ane, iškepsiu ir vaflių. Dar ne, bet įdėsiu. Tai va, iškepsiu ir vaflių. Ne, kokius gudrumas, jau įdėjo. Tai va, tai sekmadienį 10 val. Yra votyva, 12 yra suma ir po to yra klasikinės muzikos koncertas. Tai va, ir aš noriu pasakyti, kad kiek gyvenu Jiezne, o Jiezne aš jau gyvenu 16 metų, tai niekada per roko atlaidus nebuvo blogo oro. Visada švietė saulė, visada buvo gražu ir šilta. Tai tiesiog, jeigu būsite Jiezne, Jiezno parapija, labai graži, bažnyčia pastatyta Paco. Pacas buvo Lietuvos iždininkas. Ir netgi likę dar Paco rūmų pastatų fragmentai, tai va tuo pačiu galėtumėt aplankyti ir istorinį muziejų, kuris yra labai įdomus ir labai prižiūrimas Vytauto Guso, jis yra ir muziejaus įkūrėjas, ir muziejaus siela, ir eksponatų rinkėjas, ir tai yra žmogus, kuris gyvena, tiesiog gyvena tą gyvenimą, pasitiek žinių, kad smagu pas jį užsukti. Tai va, jeigu Jiezna, tai žinokit, aplankysim tą gražiąją bažnyčią, užsuksim pas Vytautą Gusą, sužinosim daugiau apie Lietuvos istoriją, apie garsiąją Pacų giminę ir apie dvaro likimą. Pacas padovanojo Lietuvai pažaislį. Tai va, Diana, ir pas mane. Kad mus skiria 1400 km. Nesutinku, čia man atrodo nesąmonė panašu. Žiūriu jūsų žinutės čia pat. Vat jaučiasi, kad... Plokščia ta žemė, čia jie tuoj pat netoli. Pasislėpia kur nors ten. Ne, iš tikrųjų, nejaučiu aš to 1400. Lyg tai ir faktas toksai. Va, bet kažkaip nejaučiu. Tarp kitko, naujoji Kazimiero gyventoja, kurie atvažiavo iš Marijampolės, yra labai žavi ir miela šunytė. Koks vardas jos? Višaka. Oi, va, iš karto išgirdė savo vardą ir išėjo. Tai va, tai... Diana, tik tai kur galima tokią maikutę užsisakyti su Lietuvos tikrąją vėliavą? Tai čia va šitą va turbūt. Tai... Gražina ten rašė. Tai ten yra komentarai. Žiūrėk, Kazimierai, aš manau, kad būtų gera, jeigu, sakau, jinai leistų mums kažkokius kontaktus paskelbti, kad norintis užsisakyti maikutės su pagidaujamu užrašu gali kreiptis tokiu tai telefono numeriu, ne? Tai jeigu jūs mums atsiūsit, tiesiog atsiūsit kontaktą, ką mes galim parašyti, tai paskelbsim pas save Kazimiero Facebook'e Facebok'e. Mano Facebok'e, aš dabar kol kas dar neužblokuota, bet manau, kad jau greitai būsiu užblokuota. O tai čia jau nespėjau vėl žinučių skaityti, sako, jūsų šitą darom video, tai mistiškai atrodo. Mes didieji mistikai, mes kitaip ir negalim atrodyti. Taip, mes netgi galime išburti ateitį. Net tu burtininkė Ragana vieną nuvažiavo, su Lukašenka pašnekėjo, susitarė sieną, valdžia niekaip negali, paėmė, stebuklas, šakės. Rimtai. Tai dabar mes laukiam rudens ir laukiam to pasiūlymo per gerą Giros kaiminystės formą dėl pigios elektros energijos. Evaldas Vasiliauskas atsisikabino plokščią žemę, žiūrėkit jo TO emblemą ir matysi. Tai gerai, man tai svarbu, kaip ar jinai plokščia ar apvali, svarbu, kad mes visi čia taikiai gyventume. Ieva sako, ačiū už informaciją apie atlaidus. Čia jau nebespėjau žmonės viską skaityti, Vanda. Erikutė, labai norėčiau jūs aplankyti, mieloji. Žinoma, Vandutė. Galima su nakvynė, mieloji Vanda. Diana, tik tai ačiū, aš esu visada su jumis. Nu va, sakiau, už kampo sėdi. Va, tai tikrai, jokio atstumo nėra. Oi, kokia miela šunytė. Sučka, ta prasme. Įk. Aš jūs, Erika, rasiu
Rasiu kitur, visada rasiu, čia višaka. Nu gerai, klausyk, man jau tikrai subinė nuskauda, sakė. Žinai, yra tokia dainuška, sėdžiu ant akmenio, ant tokio kietumo, šikinė atšalo, širdžiai nėra ramumo. Aha, mane- Tai žodžiu, Kazimieras neramus, jo užpakalį spaudžia kietas akmuo. Lenda į šitą tiesiog. Neįmanoma kentėti. Tai va, tai šitą gerą gaidą gal tiesiog ir skirstykimės gerą jums vakarą. Pirmadienį mes gal pateiksim naujieną. Aš taip manau, kad pirmadienį, kaip tik tai išėję iš ambasados, galėsim padaryti nedidelę tiesioginę transliaciją, kas negalės pažiūrėti tiesiogiai, pažiūrės vėliau. O dabar visiems mūsų bičiuliams ir naujai politiniai jėgai, ir mūsų visiems aktyviems blogeriams, kurių dėka mes vis kestam apmąstymuose. Ir keikėjam visiems. Ir tiem, kurie keikia, nes opozicijos opozicija irgi yra labai gerai. Gera opozicija tau leidžia užaugti, ištaisyti klaidas. Tai va, stebėkim vieni kitus, patarkim vieni kitiem, būkim vieni su kitais. Mesgi Lietuva. Mesgi porą. Mes į geros kaiminystės forumas. Jau jung dabar jau porą. Tikrai, eik tu į porą tvorą. Ne, aš nežinau, aš nesutinku. Tai va. Tai būkit poromis, būkit po du, būkit šeimose, būkit laimingi. Taikos ir ramybės visiems. Mes geros kaiminystės forumas, aš ir Kazimieras. Ką ten dar kokia paskutinė meilė žinutė? Rima dar rašo Karolis, o gal ten apie celofaną. Oi, ten jau vėl prasideda. Ai, vien žodžiu, ten. Rima, ačiū, kad prisijungiai. Na, žodžiu, tegu visiems bus viskas gerai. Kuo daugiau laimingų žmonių, tuo geriau. Gyventi šalia laimingų žmonių yra geriau negu šalia nelaimingų, ne? Nu viskas. Tai va, nu viskas, Kazimieras nebegali. A, tai tu negali, tai tu eik, aš taigi dar pabūsiu. Aš pasivaikščiosiu dar. Tai Kazimieras išėjo pasivaikščioti. Va taip ir išeinam, labai gerai, va taip ir išeinam, visi po vieną. Dabar Kazimieras savo, aš savo, va ir išsikraustėm.